nes, irgi truputėlį pabandysiu parodyti, iš kur tos žinios ateina, kaip mes jas turim, tai tema yra labai mažai tyrinėta. Tiesiog pabandysim padėlioti tokias kažkiek tai, kas po temai galėtų būti svarbus mūsų pažinimui. Tai pradėsiu nuo tokio bendro požiūrio, kas tai yra gastronomijos kultūra, yra nematerialusis paveldas ir tai reiškia, kad tai toks yra dalykas, kuris būtų žmonių galvose. Mes esame tos tradicijos nežiūrovai šalies, nes labai dažnai, kai mes kalbam apie nematerialų paveldą, mūsų veikia mąstymas, taip kaip mes mąstom apie materialų paveldą, apie fizinį. Tai reiškia, jeigu aš vaikštau, nežinau, aikštėje ir žiūriu kokią bažnyčią iš išorės, tai yra paveldas, tai esu aš. Su nematerialiu taip neveikia. Nes arba jis yra mano galvoje, aš jį praktikuoju, aš jį palaikau, aš jį galvoju savo gyvenime. Ir tada jis gyvas ir gyvuoja. Arba aš to nedarau, jeigu pradedu žiūrėti iš šalies, tai jis numiršta. Ir aišku, tas gyvenimas yra toks, kad kiekviena žmonių karta jį kažką paveldi iš prieš tai buvusios kartos, tą mes perimam iš savo tėvų, senelių. Mes tai pritaikome šių dienų realijoms ir perdavome savo vaikams. Tai reiškia, kad tas paveldas yra nuolat kintantis. Jis nėra toks, kaip, sakykime, fizinis paveldas, kai žmonės, sakykime, pati bažnyčia ar muziejinis eksponatas, kažkoks tai, jeigu jis yra keičiamas, kažkas perstatomas, tai jis yra žalojimas dažniausiai. Nematerialus turi keistis, turi būti pritaikomas ir taip ateiti iki mūsų dienų ir keliauti į ateitį, nes priešingų atveju jis nebus gyvas. Ir aišku, kai kalbam apie tą istorinę patirtį, ar mes kalbam apie ankstesnius laikus, tai 19, 18, 17 amžių, ar mes kalbam apie gilesnius laikus, kaip šiandien kalbėsim apie proistorę, tai mes, kurie gyvenam čia, mes esame tos tradicijos tęsėjai. Kai kurie dalykai iš praeities, ką irgi bandysiu parodyti, jie tebeveikia mūsų gyvenime. Mes galbūt jų nesijėm su baltas, nesijėm su kažkokia, tai sakykime, istorinių laikotarpių, tai tarsi yra savaime aišku mums, kad jie yra, bet jie atkeliavo už jos praeities. Na ir aišku, kitas dalykas yra tas, kad mes nuo jų skiriamės tuo, kad tiesiog tai yra kita evoliucijos stadija. Tai reiškia, mes esam gyvenantis vėliau jų, bet vienaip ir kitaip panašių tradicijų. Kas dar svarbu, kalbant apie gastronominį paveldą, kad nepaisant to, kad tai yra nematerialus paveldas esantis mūsų galvose, jis turi daug fizinių išraiškų, per kurias mes galime jį pažinti. Ypač kai kalbam apie praeitį, tai tos fizinės išraiškos, tai yra tie daiktai, kuriuos mes galime pačiupinėti, yra labai svarbus praeities paveldo pažinimui. Ir ten, tarkim, ar tai augalai ir gyvūnai, ar kažkokie prekybos dalykai, ar kažkokia tai maisto gaminimo įranga, krosnis, virtuvės, puodai, nežinau, kažkokios tai prekybos vietos ar kažkas tai būtų. Tai jie visi mums vienaip ar kitaip pasakoja tos pačios gastronomijos knygos, rašyti dokumentai, archeologiniai radiniai. Jie mums pasakoja apie praeities gastronominę kultūrą, apie tai, ką valgė žmonės, kaip gamino, kaip valgė, iš kokių indų, kas buvo praeityje. Ar tai leidžia, šitų dalykų tyrimą mums leidžia suprasti arba pabandyti šiek tiek rekonstruoti tą vaizdą, kuris buvo praeityje. Bendrais bruožais kalbant, iš ko atsiranda gastronominė kultūra, tai yra tokie 3 labai dideli veiksniai. Tai yra geografija, tai reiškia iš principo gamta ir istorija, tai yra ta vieta, kur mes gyvename. Ką reiškia geografija, tai reiškia, kad mes galim kalbėti apie vidutinės klimato juostos, Jeigu mes kalbėsime apie Viduržemio jūros regioną, pavyzdžiui, žvejų virtuvę, tai bus kitokia. Nes pas mus neauga alyvmedžiai, pas mus neauga vynmedžiai, daug dalykų pas mus neauga. Kitas dalykas, jeigu žiūrėsime apie įtakas, kurias vieni iš kitų patyrėm, tai tos įtakos irgi priklauso nuo geografinės vietos, nuo jos buvimo. Toliau yra religija arba netikėjimas žmonių, nes istoriškai žiūrint, galbūt tai mažiau aktualu, kalbant apie baltus, nors taip pat vėlgi yra pagonybės krikščionybės santykis, ir apie jį galima šiek tiek kalbėti, bet, sakykime, žmonių priklausimas vienai ar kitai religijai iš esmės lemia tai vėlgi. Ir jeigu katalikas šiais laikais, istoriškai, per kūčias laikosi pasninko, tai liuteronui per kūčias kepta žąsis ant stalo yra visiškai normalus dalykas. Reiškia, sakykime, žmonės
tiesiogiai priklausomi nuo religijos, aišku, kalbant apie judaizmą arba islamą, tai religijos, kurios turi daug stipresnį reglamentavimą negu krikščionybė. Na ir toliau mes kalbame apie socialinį sluoksnį, labai turtingų, labai neturtingų. Istoriškai, ką tai reiškia, kuo turtingesnis žmogus, tuo jis daugiau galėjo savo leisti prie stalo. Tai reiškia, jis galėjo, sakykim, galvoti apie, kas yra sveika valgyti, kas nesveika. Arba galėjo valgyti dalykus, kurie atkeliauja iš išorės, o nėra vietiniai, kurie yra įsigijami. Ir tai duoda labai daug tokių įvairių efektų. Ir šiaip iš principo ta gastronominė kultūra tai yra tų vietinių dalykų ir tam, ką mes perimėm iš išorės tokią sąveiką, kurią mes turim kiekvienoje geografinėje vietoje, kiekvienoje istorinėje laikotarpyje kitokį. Jeigu mes žiūrim iš 19 amžiaus pradžią, tai dominuoja prancūziška virtuvė, jeigu mes žiūrėsim kokį 16 amžių, tai bus renesansas, itališkas virtuvės įtaka ir įvairūs kiti dalykai. Tai reiškia, vieta ir laikas ir susijungia tai, ką turim vietinius, kuris yra atkeliavę. Tas pats liečia, kai kalbame apie baltus, tai vėlgi ten gal yra šiek tiek sunkiau pasakyti, arba diskutuojama, kadagi tie baltai prasideda, tai tiesiog aš čia nesileisiu per didelis mūsų, bet kalbam maždaug 3000 prieš Kristų ir kalbam apie laikus iki valstybės susidarymą. Ar baltų gentis egzistuoja susidarius valstybė, egzistuoja, dalis iš jų išvysta, dalis iš jų integruojasi, dalis iš jų sukuria, lietuviai sukuria savo valstybę, prūsai jie pamažu vyko užkariauti vokiečių ordino, ar dar sulaukė istorinių laikų, turime prūsų kalbos žodinėlius, sakykime, kokie nors ten kuršiai ar žodžių sėliai, jie išnyko anksčiau. Tai tokiuose, kad tie procesai buvo tokie gan gyvybingi, bet aišku, vėlgi, kalbant apie jų valgius, jų gastronomiją, tai yra tokia, sakykime, tikimybė, kad mes galbūt kažkada sukaupę daugiau duomenų galėsim kalbėti apie atskirų baltiškų regionų maisto skirtumus, bet dabar tų duomenų yra mums per mažai. Nes tai vėlgi, aišku, mes suvokiam, pavyzdžiui, jotvingius, ar ne? Tie, kurie gyvena pietinėje Lietuvos dalyje, tai be abejo jotvingiai labai anksti susidūrė su Kijevo Rusia, labai anksti į šitą regioną atėjo krikščionybė. Aišku, jotvingių kažkokio palikimo galima būtų ieškoti dzūkų virtuvėj, arba, sakykim, šito regiono žmonių virtuvėj. Ir, sakykime, aišku, vėlgi, kalbant apie šitą regioną, turbūt nesuvokė graikiškos bizantinės kultūros įtakos, mes iki galo nesuvoksim nei jotvingių, nei tos pačios etnografinės dzūkų virtuvės. Jeigu mes kalbam apie kažkokius kuršius, kurie gyveno, čia, maždaug, karinė dalis, tai ryšiai su vikingais, ryšiai su Skandinavija, ten tos tarpusavio kovos, be abejo, mus palikę kitokį pėdsaką, negu yra palikę Kijevo Rusia šitam regione, bet, sakykime, tiesiog mes turim per mažai duomenų, kad galėtumėm kalbėti apie skirtingų genčių maistą ir apie jį nekalbėsim, tiesiog aš pabandysiu tokį pristatyti daugiau bendrą maistą. Na, aišku, tos bendros tendencijos yra tos, kad, žodžiu, nepriklausomai nuo socialinio sluoksnio, nuo kitų dalykų pagrindą formuoja masiniai faktoriai, tai reiškia tie augalai, tie gyvūnai, tie verslai, kurie egzistuoja iš to geografinio erdvėje. Ir apie tą kalbėsim. Ir vėlgi toks yra labai įdomus dalykas, kad kai kalbam apie tuos arba ieškom tų seniausių valgių, arba seniausių receptūrų, arba seniausių sluoksnių, tai man yra labai įdomus vienas dalykas, tai yra tie patiekalai, kurie jau istoriniais laikais buvo valgomi nuo pačių neturtingiausių žmonių iki pačių turtingiausių. Tai šnekėsim, pavyzdžiui, tokius barščius. Barščiai galėjo būti ir ant karaliaus stalo, ir ant paties skurdžiausių valstiečių stalo. Tai reiškia, kažkur tie patiekalai, kurie buvo paplitę jau istoriniais laikais per visus socialinius sluoksnius, ko gero yra nuoroda į tą proistorinį maistą. Tai yra tuos laikus, kai dar tie socialiniai sluoksniai formavosi, tai nežinau, kuriantis Lietuvos valstybei, kažkokie tai, žodžiu, kaimų vyresnieji ir kažkokie tai vadovai tapo jau valdovais ir diduomenė, bet atsinešė tą pačią seną gastronominę kultūrą, kurią buvo įpratę valgyti, arba tą patį maistą, kurį buvo įpratę valgyti. Visą gandarį. Aišku, kuo žemesnis socialinis sluoksnis, tuo daugiau vietinių dalykų ir tuo mažiau inovacijų iš išorės. Tada, kuo ankstesnis laikotarpis, tai vėlgi tas pats, tuo mažiau yra inovacijų ir tuo daugiau vietinio maisto, bet aišku, vėlgi, kai mes kalbame apie tą vietinį, tai jis toks, yra, sakykime, į kurį laikotarpį eisim. Nes Lietuva pakliūna į tą klimato zoną, kurioje, ko gero, nebuvo sukultūrintas nei vienas augalas ir nebuvo domestikuotas nei vienas gyvūnas. Tai reiškia, visa žemdirbystė ir visa gyvulininkystė yra pas mus atneštinis dalykas, bet kadangi javai atkeliavo labai seniai, kažkokius 3000 metų,
tai mes jau nebelaikome kažkokio atneštinių dalykų, tai laikome savo virtuvės savastimi. Bet jeigu žiūrėsime vėlgi tą baltišką virtuvę iki valstybės atsiradimo, tai pavyzdžiui, mes nerasime jokių daržovių. Tai reiškia, visos virtuvės pagrindas yra grūdai, tai yra mėsa, pienas, kažkokie laukiniai augalai, bet nėra dar nei vienos daržovės. Nes jos visos atkeliauja pas mus jau istoriniais laikais. Arba nėra kai kurių javų. Grikiai paplinta 14 amžiuje. Tai reiškia, apie grikius mes negalim kalbėti. Bet už tai yra kiti javai, kurių mes nebeatsiminam, pavyzdžiui, soras, ir apie sorą šnekėsim nemažai. Tai reiškia, vyrauja ta vietinė kultūra, bet jie irgi nėra tokia, kad visada jis stabili ir niekada nekintanti. Man toliau yra tai, kad naujovės jos atsiranda aukštesnių socialinių sluoksnių tarpe, bet paskui pamažu keliauja per socialinių sluoksnių žemyn. Ir to valstietiško virtuvėje galima rasti daug tokių užuominų į kažkada atkeliavusias naujovės, aišku, transformuota, aišku, sakykime, reikia jūs atpažinti ir, sakykim, bandyti, bet tai gali būti. Aišku, vėlgi turim suprasti, kad šiais laikais gali ir valdovai, bet net ne viduramžių valdovai ir net ne baltų genčių vadai, kaip 18 amžiaus valdovai. Tai reiškia, net 18 amžiuje tik tai labai nedidelė dalis žmonių, diduomenė ir valdovai, jie gyveno taip gerai, kaip dabar gyvenam beveik visi iš mūsų. Tai vėl, kai mes šnekam apie tą giluosius sluoksnius, apie tą pačią baltišką virtuvę, tai mes turim suprasti, kad kai kurie jų valgiai mums gali atrodyti pakankamai skurdus, bet iš tikrųjų jie nebuvo visiškai skurdus. Tiesiog mūsų gyvenimo lygis pagerėjo taip, kad mes tiesiog taip gyvename. Vienas be iš rodiklių tai yra sviesto vartojimas. Tai žodžiu, aš visada juokaudamas klausiu, man norėdamas palyginti socialinius sluoksnius, sakau, kad žodžiu, ar sviestas jums yra, tarsi valgote kada norite ir kiek norite, ar tai yra šventinis dalykas, kur išskirtiniam progom įsigijate ir ten, žodžiu, po gabaliuką kažką įsidedate. Tai daugumą iš mūsų sviestas tai yra kada norim ir kiek norim ir netgi sako, kad jau per daug valgom, ten nesveikia, nežinau, kolesterolis ar kažkas, žodžiu, darosi, bet, sakykim, tai yra dar 18 amžiuje, nekalbant apie gilesnius laikus, sviestas buvo absoliučiai prabangos prekiai, visiškai. Ir jeigu, sakykim, ten per kokią šventę kepant pyragą jį yra dedamas sviesto, tai jau vien sviesto įdėjimas į tešlą jį padaro prabangos dalyku. Na, aišku, kaip mes patys suvokiam tą istoriją, tai reiškia, kurie patiekalai yra mūsų, kurie patiekalai yra ne mūsų. Tai šiais laikais kalbant arba šiais laikais žiūrint į istoriją, tai tokie yra du svarbus dalykai, kurie mano galva, pripažįstam patiekalą mūsų ar ne mūsų. Vienas iš jų yra pati istorija. Tai reiškia, negalime pripažinti patiekalo, kad jis yra mūsų, jeigu jis neegzistavo arba, sakykim, labai neegzistuoja mūsų erdvėje. Galbūt iš tikrųjų pica ir sušiai kažkada taps lietuviškos virtuvės dalimi. Mes nežinom šito, praeis laiko kažkiek tai, mano galva, tai bent jau 100 metų išegzistuoti nepertraukiamai, kad galėtumėm kalbėti apie tai, kad jau yra mūsų virtuvės dalis. Bet kol kas jie netampa, jie dar per jauni pas mus, bet, sakykim, kitas yra dalykas, o ką mes laikom savo virtuvę. Nes iš tikrųjų daug dalykų, kurie turi labai gilią istoriją, jie nelaikomi savo virtuvės dalimi, vėlgi dėl vienu ar kito aplinkybių, kaip mes apsisprendžiame ir kaip mes galvojame apie juos. Tai šiandien reikia šnekėsim apie soras ir daugumą iš mūsų soras tai yra paukštelių lesalas, naminių ten papūgėlių ar kadarėlių, bet iš tikrųjų tai yra vienas iš tų javų, kurie turi labai ilgą istoriją, buvo labai daug patiekalų ir jie buvo valgomi ir labai svarbus virtuvėje. Tai va, keliaujame dabar link tos, sakykime, rekonstrukcijos, link patiekalų. Tai iš kur mes žinom arba kaip mes galime bandyti kalbėti apie tos baltų proistorinius valgius. Tai pagrindinis šaltinis yra bioarcheologijos tyrimai. Reiškia, tokia yra archeologijos mokslo dalis, kuri tyrinėja, sakykime, žmonių palaikus, gyvūnų kaulus, laukinių, paukščių, žuvų, žodžiu, tada žiedadulkės, grūdus, sėklas, puodų turinį, kas puoduose buvo. Tai gamtos mokslų metodų dėka mes turim labai daug galimybių nustatyti tai, apie ką anksčiau galėjom tik pasvajoti. Pavyzdžiui, mes galim pasakyti, kuo iš principo maitinosi žmonės gyvenę prieš kokius, sakykime, 10 000 metų. Jeigu tik turim to žmogaus palaikus.
Nes visą tai, ką mes valgom, palieka pėdsaką mūsų kauluose. Mes nepasakysim, ką valgė pusryčiams, pietums ir vakarienė, bet mes pasakysim, ar to žmogaus maistas, taip labai grubiai sakant, buvo kaip vilko, kaip briedžio, kaip ūdros arba kaip ruonio. Jeigu kaip vilko reiškia dominavo mėsa, jeigu kaip briedžio dominavo augalai, jeigu kaip ūdros dominavo gėlavandenė žuvis, jeigu kaip ruonio dominavo jūrinė žuvis maiste. Tai tokius dalykus mes galime pasakyti, mes galime imti mėginius iš žmogaus dantų akmenų ir padaryti genetinius tyrimus ir pasakyti, kas buvo jo burnoje. Kaip? Kas sakė? Kas buvo burnoje to žmogaus. Tai yra, na, žodžiu, dantų akmenys yra likusi genetinė medžiaga visokių. Tai kažkada ten juokimės per vieną konferenciją, ten vokiečių kolegos darė tokį tyrimą, čia jau ne iš proistorijos buvo, iš vėlesnių laikų, bet ten buvo kopūstų ir miežių genetinės medžiagos, tai juokimės, kad ne kopūstų, kiaulės ir miežių. Tai sakom, žodžiu, dešrelės, troškintas kopūstas, užsikeriamo salumi. Šiaip juokaujant, kopūstai yra, kiaulė yra ir, žodžiu, miežiai yra. Bet iš tikrųjų, tai tie tokios yra didžiulės galimybės kalbėti. Problema yra ta, kad tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, neštekant apie Baltarusiją, žodžiu, Rusiją, tai yra bioarcheologijos tyrimai dar tokie, pakankamai jauni. Tai reiškia, kalbant apie praeities žmonių maistą, mes turim nedidelius fragmentus, už kurių galime kažkiek kabintis, bet jų per mažai, kad mes galėtume rekonstruoti kažkokį bendresnį vaizdą, pavyzdžiui, kalbėti, kuo kuršių maistas skiriasi nuo jotvingių maisto. Tiesiog per mažai dar yra duomenų, per mažai tyrimų, nes vėlgi tie tyrimai yra nepigus, tai prasme, kad tai čia būna dideli moksliniai projektai, kurie kažkiek praskaidrina tos dalykus, bet tada aišku yra tyrimai, visi gyvena mokslo ekonomika, klimato augalija, gyvūnija, nes na, o ką jie galėjo valgyti? Nes, sako, man vėl man patinka tokia idėja, kad sako, yra meniu ir yra dieta. Meniu tai yra, kas iš principo yra aplink mus valgoma. Dieta tai, ką mes pasirenkam dėl kultūrinių priežasčių valgyti ar nevalgyti. Pavyzdžiui, mes nevalgom plėšriųjų žvėrių. Vilko, lapės, mes nevalgom iš plėšriųjų, gal tik meška istoriškai buvo valgoma, bet kiti ne. Mes nevalgom gyvačių, žalčių, sakykime, įvairių ten varliuškių, užvor kažko tai. Tai sakykim, tie dalykai buvo, bet vėlgi, jeigu aš kalbu apie kažkurį laikotarpį ir jeigu aplinkoje iš esmės nebuvo to dalyko, tai jau negalėjo būti ant stalo. Tai reiškia, jeigu ten maždaug, mes neturime informacijos apie, sakykime, klimatas buvo toks šaltas, kad neaugo kažkurį tai augalų dalis, tai be abejo ir negalėjo to valgyti ir mes tada žiūrime, ką gali iš principo valgyti. Na, įvairiausiai fragmentinė rašytinė šaltinė, nes vėlgi, kaip žinom, Lietuva krikštijosi vėlai ir rašytiniuose šaltiniuose pas mus atsiranda vėlai, mažokai informacijos yra. Kalbant apie senųjų valgių rekonstrukcijas, yra labai įdomus seni rašytiniai šaltiniai, kuriuose yra minimi vienokie ir kitokie, pavadinkim, valstiečių arba neturtingų žmonių valgiai. Nes dažnai jie būna vėlgi, sakykime, vienaip ar kitaip išlikę iš gilios senovės, nes neturtingi žmonės jie nepatyrė stiprios užsienio įtakos, jie negalėjo perimti daugelio naujovių ir jie valgė tiesiog šimtmečius, tūkstančius metų maždaug tą patį. Tai va, tie yra labai įdomus, ten yra iš mažosios Lietuvos, ten kokios Pretorijos, yra tokio Lenkų toks botanikas Simonas Sirenijus, tai pavardės matysit, jie rašė ir minėjo tos dalykus. Labai įdomu yra kalbinė medžiaga. Tai pavyzdžiui yra, sakykime, tokie tyrimai, buvo Zigmo Zinkevičiaus apie baltiškos kilmės žodžius aplinkinėse kalbose. Ir tarkim, jeigu mes turime kažkokį arealą, kuriame buvo gyventa baltų ir jie išnyko ten, tarkim, kokiam 9-10 amžiuje, bet ten to kalboje, pavyzdžiui, mūsų kalbos tarmėse tam arealė yra likę kažkokių baltiškos kilmės žodžių, kurie nurodo į patiekalus, tai ko gero mes vėl galim spėti, bandyti kalbėti apie tai, kad tai galėjo būti kažkoks patiekalas, kuris buvo būdingas baltams tam regione. Man aišku, tai yra lyginimas su etnografinė medžiaga, nes vėlgi kaime gyvenančio žmogaus būdas, kaip gyvenimas, jis kito labai lėtai. Ir tarkim, nemaža dalis tų patiekalų, kurie fiksuoti etnografinė medžiaga, pavyzdžiui, 18-19 amžiuje jie ko gero savo šaknimis siekia labai giliai į praeitį, nes, kaip esat muziejuje matę dar tokį įrankį žemė arti kaip arklas. Arklas buvo vienas iš pačių seniausių žemės dirbimo įrankių. Tokiu labai jau žagrė buvo, sakintas, toks jau modernesnis, nes žagrė verčia, arklas tik tai praplėšia, bet arklas dar buvo naudojamas ir 19 amžiuje.
Tai reiškia daug dalykų, kurie fiksuoti etnografinėje medžiagoje, vis dėlto gali turėti ryšį ir mes galim kalbėti, sakykime, apie tai, kad jie buvo praeitie, na, aišku, aplinkinių regionų medžiaga, nes vėlgi, kadangi gamta lemia tai, kaip mes gyvenam, tai reiškia ta medžiaga iš slavų arba iš Skandinavijos, tai yra tų regionų, kurie anksčiau apsikrikštė, tų regionų, kur anksčiau turi rašytinius šaltinius. Mes, tarkim, seniausia Šiaurės Europoje receptų knyga yra iš 13 amžiaus. Tai reiškia, mes kalbėdami apie tą skandinavišką regioną, mes jau iš 13 amžiaus, iš to laiko, kai kūrės Lietuvos valstybė, mes turime ne tai, kad užuominas apie kažką, bet mes turime receptus. Tai va, tas palyginimas taip pat irgi padeda. Na, tada tas darbas toks yra pulso dėliojimas. Bet tik tiek aš kaip juokauju, sakau, na įsivaizduokite ten kokio 100 puzlių dėlionę, kur išliko 3 ir dar jie taip patys nublukėjo. Arba išliko 4-5 ir taip patys nublukė. Tai reiškia, tie skirtingi šaltiniai yra tikrinami, žiūrima, dėliojama vienas su kitais ir bandoma, na, sakykim, suvokti, kaip tai vyko, kaip tai darėsi, kas tai buvo. Aišku, sakykim, tas suvokimas, na, viena ar kita prasme, yra hipotetinis, tai yra spėjimas, bet yra su atitinkamas argumentas. Tai reiškia, na, tai aš šiandien pristatysiu, papasakosiu, tai yra mano požiūris į tą, na, sakykime, baltišką gastronomiją. Kitas tyrėjas gali surasti kitokį požiūrį, na, jeigu jis turi argumentus, arba jį turi argumentus, mes galim diskutuoti ir rasti kažkokį tai bendrų požiūrį. Tai reiškia, šioje vietoje tai nėra kažkoks, tai nežinau, tiesa, kurie tikrai tai buvo, bet tiesiog tai yra spėlionės mūsų, remintis atitinkamas argumentas ar atitinkamomis žiniomis. Žodžiu, ir aišku, kitas svarbus dalykas yra tas, kad jeigu mes žengiam dar žingsnį ir bandom pasigaminti tuos valgius, kas irgi yra visiškai įmanoma ir kas yra labai įdomu, dėl to, kad gamindami valgius mes taip pat pažįstam praeitį, reiškia, kalbėti apie maistą negaminant, tai yra tik tai pusė darbo. Net ir mokslinio pažinimo prasme. Bet jeigu mes gaminam, mes, sakykime, pažįstam tokius dalykus, kurių, sakykime, galbūt nepažintum negamindami ir paragaudami skonį arba suvokdami patį procesą, nes matom labai daug. Aišku, juos pasigaminti nėra paprasta, nes elementariai vien gyvūnų ir augalų veislės buvo kitokios. Neštikant apie gamybos technologijas, įrankius, būdus, tai reiškia, jeigu mes bandome rekonstruoti ir gaminti savo pažinimo tikslais, tai mes stengiamės priartėti prie to skonio, prie to, sakykime, patiekalo maksimaliai, kiek galim priartėti. Bet tai visiškai nereiškia, kad mes pasidarėm taip, nu, kaip kartais žodžiu, per rekonstrukciją sakom, tai žodžiu, o tai įdomu, čia žodžiu, maždaug teisingai gavosi ar neteisingai. Aš sakau, mes nežinom, ko padaryti. Aš nesu paragavęs ne vieno baltiško valgio autentiško aplinkoj ir ne vieno žmogaus neturim, kuris būtų paragavęs, tai reiškia, mes bandom savo metodais priekti, bet irgi mes turim suvokti apie ribotumą, kad mes nepadarom taip, kad žodžiu, o dabar jau taip valgysim, nežinau, senovės balą. Tai va, gerai. Tai žodžiu, keliaujame link tų valgių, kurie, na, sakykime, potencialiai galėjo būti, arba kurie potencialiai galėjo būti valgomi. Na, aišku, pradedam nuo laikotarpio iki žemdirbystės ir gyvulininkystės paplitimo. Nes, kaip minėjau, sakykime, pirmieji, čia, koks beveik 10 000 žmonių gyvenimo metų Lietuvos dabartinėje teritorijoje buvo be žemdirbystės ir gyvulininkystės. Na, maždaug apie 10 000 metų. Tai reiškia, medžiotojai, žvejai, rankiotojai. Tai, ką medžiojo, tai, ką žvejojo, arba tai, ką rankio priklausė nuo laikotarpio, nes skiriasi klimatas. Jeigu pirmieji žmonės vaikščiojo paskui šiaurės elnias, tai, sakykime, suprantam, kad ten tundros sąlygom augalų pasirinkimas nėra didelis, bet yra elniai. Jeigu ten paskui jau einame artimesnius laikus, kai buvo kitos klimato sąlygos, augo miškai panašus į dabartinius, tai be abejo augalų pasirinkimas buvo kitoks negu tada. Ir aišku, kepta, virta, kažkaip tai termiškai apdorota žuvis arba mėsa, tai sudarė pagrindą. Nes vėlgi, gyvenant mūsų klimato sąlygom, mes neturime daug augalų, kurie galėtų būti maistas. Yra problema su grybais, turbūt grybai yra vienintelis augalas, kuris realiai gali būti maistas mūsų klimato sąlygom. Bet grybai nepalieka pėdsakų archeologijai. Tai reiškia, mes neturime, žodžiu, mes spėjame, kad jie valgė grybus, mes neturim galimybės užfiksuoti. O kaip jie valgė tos grybus yra valgę, neturim galimybės įrodymų turėti. Čia tokie yra įvairūs mėsos arba, sakykime, žuvies ruošimo būdai, kuriuos mes žinom ir iki šių dienų, tai ant žaryjų kepimas, kažkoks tai, gali būti kepimas duobėje, tai reiškia, kai duobėje pridam akmenų, jie
deginamas laužas, jei kaitinami, tada, žodžiu, sudegus dedama kažkoks tai maistas, kurį mes norim ruošti, tada labiau uždengiama ir ruošiama. Tai gali būti kažkas suvyniota į, žodžiu, lapus, kažkokius tai vietą iš žarijas. Tai gali būti kažkoks tai virimas, puodė dedami karštus akmenis į puodą. Tai reiškia, sakykime, net ir medinėm indė mes galime daryti dėdami karštus akmenis į viralą ir tai, sakykime, man duoda tokias galimybės. Tai tų spėjamų būdų mes turim daug ir virta mėsa, virta žuvis arba kepta mėsa, kepta žuvis jį buvo labai populiarus maistas. Ar aišku, tai truputėlį pajuokaujam, tai žodžiu, tai yra įdomu, kad tai tebėra svarbu ir mums, nes jeigu būrelis lietuvių vasarą susirinka prie ežero arba sodyboje, tai koks valgis yra privalomas. Taip, tai yra kepta žarinių mėsa. Nes kažkur, sakykime, puslapius vyniodavo senovėje. Dabar vėl, tai iš esmės mes turim varnalėšą, bet vėl, žiūrint pagal laikotarpį, reikia žiūrėti, ar varnalėšos auga to laikotarpį. Čia būtų toks gal tiksliausias būdas, jeigu taip įsidentifikuoti laikotarpį, tada žiūrėti per istorinės botanikos tyrimus, koks buvo klimatas, kokie augalai yra fiksuoti. Nes yra tyrimų, yra iš visos duomenų bazės, žodžiu, kur mes galim pasirinkti laikotarpį ir galiu ieškoti, ar tas augalas yra fiksuotas, tam laikotarpį nėra fiksuotas. Ir tada, aišku, žiūrėti. Aišku, nebuvo tyrinėjami, varnalėšos lapai yra toksiški ar netoksiški, kokie nors. Varnalėšos tikrai netoksiški. Su varnalėšu mes esame rekonstrukcijas darę, esame manę ir išlovi prieš jūs. Normalu, bandyk dar. Taip, tai varnalėšos tikrai lapai nėra. Ne, lapai nėra toksiški, tikrai varnalėšą galima. Tiesiog reikėtų žiūrėti pagal laikotarpį, kokius augalus turėjom, nes potencialiai mes galime atsispirti nuo didžialapių augalų ir tada žiūrėti, kas gali gautis. Kiek tų akmenų reikia pakeisti, kad kokį 5 litrų puodą išvirti? O kaip tu pakeisti karštus? Ne, tai tiesiog... Ne, tai tiesiog vėl, sakykime, jeigu žiūrint apie tą virimą karštais akmenimis, tai nėra taip jau baisu. Su akmenim yra kita truputėlį, kaip čia ne tai, kad problema, bet kad juos įkaitinti iki geros temperatūros, tai reikia laužę gerai pakūrenti. Tarasi nebus, kad įdėjau laužę, palaikiau ir tada jau dedu. O tai, tarkim, kepant tokiu būdu, mes darėm ten eksperimentus, tai realiai pusdienį laužą reikia pakūrenti toje duobėje, kad jau tie akmenys įkaistų, bet tokį gerą laužą, nesvilksta, bet taip jau gerai pakūrenti toje duobėje, arba, sakykime, bent jau pusdienį tos akmenys greta laužė, pakūrent gerai padeginti, pakaitinti, žodžiu, kad būtų galima dėti į tą duobę ir tada jau kažką joje kepti. Nes duobė gaus panašiai efektas kaip krosnį. Tai reiškia, yra įkaitas masyvas akmenų, kuris duoda tą tokį jau sausą švarų karštį ir ten kepa. Tai mes kepėm duobėje, ten gal 7 kg mėsos, bet kepėm tokiais gabalais, tokie kaip 2 žmogaus kumščiai būtų, tokiais ne per daug dėliais, nes irgi ten, sakykime, tas yra ribota. Tai va, o virt, galima irgi virt, esu matęs, žodžiu, nes 16 amžiaus alaus darimas yra aprašytas pas Lasickį, kad deda, medinis yra indas, kuriame daro alų, ir į savyklą ar vandens mišinę deda įkaitusius akmenis ir tokiu būdu tą, žodžiu, užkaitina. Tai yra tekę matyti, kaip tai daro, ta prasme, vėlgi akmenys turi būti gerai įkaitę ir ten nėra taip kažkaip ten tokio super baisaus dalyko, kad ten, nežinau, ten tų akmenų tonomis reikia. Nes viskas šiaip priklauso nuo įkaitimo akmens ir aišku nuo vandens kiekį, bet ten, man, nežinau, kai darė, ten žiūrė, tai to vandens gal buvo kokia 40 litrų ten. Aišku, tai yra su savyklų sumaišyta, tai nėra vienas vanduo. Menų ten iki 10 gal reikėjo ten tokių, kad jau tenant ir todėl tas būtų jau efektas gautasi. Tai tą galima padaryti. Bet kaip sakau, tiesiog mes čia taip, žodžiu, žiūrim, o kokie egzistuoja apskritai tie valgio gaminimo būdas senoviniai, kokie paminėti yra šaltinės, nes akmenys, tai sakau, 16 amžiaus šaltinis, Lasickio apie alaus darimą, ar tikrai tokiu pat būdu virė baltai, mes gal nežinom, bet sakykime, toks virimo būdas egzistuoja, to istorinis. Jeigu ieškosim daržovių, gal nebent barščiai. Mes kalbam apie Sosnovskio barštinis, Sosnovskio yra invazinis naujas augalas, toks yra lankinis barštis, yra europinis barštis, yra tų barščių valgomų, kurie, sakykime, bent jau vėlyvaisiais,
tos baltiškos kultūros amžiais, mes reikėsim ten apie kokį 1 tūkstantmečio antrą pusę, 2 tūkstantmečio pradžią, jau po Kristaus tikrai augo Lietuvoje. Barščius buvo galima rinkti, valgyti, jie rūksta ir vėlgi barščiai tai yra viena iš tų, kaip sakau, valgių, jo nevadino sriuba netgi istoriniais laikais, kuris yra būdingas nuo pačių neturtingiausių žmonių iki valdovų. Ta prasme, kad valdovai įsigydavo barščius, yra sąskaitose minėta, valstiečiai jos valgė. Dabar panašu, kad vėstant klimatui, kai prasidėjo tas mažas ledynmetis, na, jis pas mus jau smeltavo 15 amžiaus antrą pusę 16 amžių, kad dalis barščių jie traukėsi į pietus, tarsi jiems dar šalta čia buvo. Ir tada panašu, kad jų vietą užima ant stalo batviniai, tai reiškia sriuba arba valgys labai panašus, bet gaminamas iš burokų stiebų su lapais. Tai reiškia, na, vėlgi, ta lapienė sriuba išlieka, bet keičiasi augalas, iš kurio lapų yra daroma. Neseniai barščiai, tai žodžiu, tai yra rūšokas valgis, kuris gali būti verdamas ar su kažkokiu tai raugu. Tarptautis rašo su rūgščiu silpnu alumi, kiti rašo, kad verdamas su sultiniu, na ir tai yra pagrindas skystis, lapai ir balinama kažkokia grėtinė ar kažko tai tokius, sakykime, tai yra tas toks valgis lapienės sriuba, kurią iš etnografijos nežinau, kurios receptų turim labai daug ir įvairių. Reperis rašo rotus, tai būtų lapai dar rūgštų patiekalą, kurį vadina barštvinai, pagaminti iš Grūzijos skinkio ir vandens, nes kai kurios... Kas yra skinkis? Skinkis tas silpnas alus. Nes ta prasme, kad vėlgi pagal vieną iš alaus darymo technologijų, tai yra savyklas, kad jau užpilam pirmą kartą ir nutekinam, tai yra stipriausias alus, antrą kartą jau antro stiprumo alus, o trečią kartą jau skinkis toks silpnas tokia, kaip gerai iš esmės yra, alkoholio labai nedaug yra, bet tai yra toks salos gamybos produktas. Bet visi nebesitraukia barščiai. Kaip? Čia Lietuvoje. Dabar vėl grįžtam. Ir iš tikrųjų, tai mes nekėlėm, dabar savo tą barštį, ir žinau, kur tam rėmė. Kadangi mes neįsivaizduojame grįžo laiką valgėm barščius, man prasideda dilgė, nes tai buvo dilgė, ir šitam reikia barščius. Nu, tavęs laukinių lapų. Tai jau reikia barščius, būtent barščius, tai ją matom. Taip. Tai va, ir mes jam prarinę ir dėjom barščius, svečiam, tai reikia labai išlaukti. Ne, tai čia reikia pažinti barštį, aišku. Kaip? Ne, dabar matot, vėl yra realiai nuo 19 amžiaus antros pusės mes turim vėl klimato šiltėjimą. Ir tokį gan greitą, tai dabar jau barščiai praktiškai turbūt viso Lietuvoje randami jau. Tai tas toks, sakykime, kaip laukiniai augalai, jie juda pirmin atgal pagal klimato kaitą, o šiaip aišku vėl reikėtų pasižiūrėti tyrimus, galbūt pietinė Lietuvoje apskritai nebuvo išsitraukę visiškai, ta prasme, iš pietinės Lietuvos. Daug kas nežino ir aš nesutikau, kad daug kas valgytų. Bet mes visą laiką valgėm. Aš atsimenu vaikystę, kad barščiai ir dabar patys ir augę, tai iš to augintų ir baisniučiai. Nes barščiai gerai rūgsta, šiaip realiai šnekant, tai mano galva, kad barščiai apskritai formavo mūsų tokią lapinių augalų valgymo tradiciją. Tačiau tai peršokant į vėlesnius laikus, ta prasme, kodėl, pavyzdžiui, kopūstai pas mus greit prigijo ir paplito, ten kokios salotos neplito. Tarsi, kad mums reikia augalo, kurį galima virti, rauginti, troškinti, kuris šiaip žalės nelabai valgomas, nu taip žodžiu, tas dalykas toks, arba tie patys batviniai, kodėl ten plito. Čia tokia truputėlį už šitos temos ribų, bet taip, ta prasme, kad barščiai, jeigu ieškosim pro istorinės daržovės, tai ko gero barščiai bus pagrindinė numeris 1, kurį galime bandyti pavadinti daržovę ir sakyti, kad Lietuvoje valgome. Be šitų laukinių mes, pavyzdžiui, virėm irgi. Tai mes labai daug koto kito yra, ne? Tai mes tą kotą dar nulukdavom ir to koto labai daug kitą sriubą eina, nes tai toks labai maistingas. Tai kotų labai daug. Ne, tai ta prasme, jūs galite ką tik norite daryti, nes lygiai taip pat iš tais pačiais batvinės, kai kurie verda tik iš buroklapių, kai kurie verda iš to stiebo, kai kurie tik iš stiebo, bet burokų nenaudoja, kai kurie viską deda. Tai matot, vėl mes, kai kalbam apie gastronominę kultūrą, bet netgi ir dabartinę, šiandien nešnekant apie praeitį, nėra vieno teisingo recepto. Prasme, kad kai žmonės sako, o tai kuris čia yra teisingiausias, tokio nėra. Prasme, kad žmonės tos pačius valgius daro labai įvairiai ir visi jie yra teisingi. Tai sakykit, šitie barščiai šakniavimą neformuoja, ne? Jie šiek tiek turi šaknelę, bet jie nebuvo valgomo kaip šaknis, nes jeigu mes ieškosim valgomo šakninio, tai ko gero bus gurkštis pas mus pagrindinis, buvo toks
kur sakykime, bet jau istoriniais laikais mes turim vabzdžio valgymo receptų yra pakankamai daug. Paskui yra tokia saldžia šaknė drėgmenė, žodžiu, kuri irgi buvo suvokiama kaip šakninis augalas valgoma, žodžiu, ir ten turim pakankamai daug receptų. Aišku, su saldžia šaknė drėgmenė dar yra toks visai įdomus dalykas, kad Sirvydo žodyne 17 amžiaus pradžios žodis morka lotyniškai yra verčiama saldžia šaknė drėgmenė. Dabar aš žodžiu, kad žodžiu morka 17 amžiuje, bent jau pagal Sirvydą, reiškia ne tą morką, kurią mes dabar įsivaizduojame, bet žodis morka reiškia saldžiašaknė drėgmenė. O galėjo būti vadinamas saldžiašaknė drėgmenė kvapąja garduoklė? Nežinau, reikėtų pasižiūrėti. Ar auga dabar kažkur ta saldžiašaknė drėgmenė? Nežinau, reikia. Tuose, kad nesudomėjęsis ar auga, nes tos drėgmenės jos net darže buvo auginamos, ta prasme, savo laiku, kaip ir beje, ten tie vadinami builiai tokie būdavo, jie buvo yra fiksuoti kaip daržovė, ta prasme, auginama, 17 amžiaus pradžioje, 16 pabaigoje yra fiksuota, kad kaip daržovė. Nuotraukų nėra, kaip nekalba. Kaip? Nuotraukų nėra. Oi, internete pažiūrėkite, tikrai rasi augalą. Bet šiaip su augalais aš toks, kaip esu, nemėgstu pagal iliustracijas rinkti augalų. Ta prasme, kad man reikia, kad žmogus, kuris gerai pažįsta augalus ir kur aš pasitikiu, parodyti. Čia ta prasme, kad jeigu apie tos valgomus augalus rinkti juos, tai aš siūlau kažkur pasižiūrėti edukaciją kokią, kur man botanikas to augalus parodo tos augalus. Ir tada jau, žodžiu, juos rinkti. Nes pats pagal iliustracijas mes galime prisirinkti labai daug įvairių augalų, ypač jeigu taip nelabai pažįstame. Šitų skiepinių augalų tai daug buvo naudojama, ne? Nes visi kur minėjo, kaip šis skiepiniai. Taip, jie skiepiniai bus, nes paskui dar kas iš skiepinių grūdys. Tai aišku, laukinė morka buvo naudojama irgi, kaip sakykime, jų nemažai buvo naudojama. Miškinis obuolys. Taigi Lietuva pakliūna į tą teritoriją, kur auga natūraliai miškinės kriaušės, miškinės obelis, didžioji slyva turbūt, ta prasme, ir įdomu tai, galvom apie tą jau tokį proistorinį maistą, tai miškinės obels vaisiai turbūt yra geriausiai dokumentuotas artefaktas rastas archeologų kasdieniniu metu, nes jeigu tai įmantinė esmėdama Vilos baltų gyvenvietė yra radus sudegusių, perskeltų džiovintų obuoliukų. Jie yra išlikę, yra nacionaliniame muziejuje, rinkiniuose, buvo daryti jų radioaktyvios anglies tyrimai, tai iš tikrųjų maždaug 4000 metų atgal amžiaus yra. Ir toks pirmas artefaktas, kuris tikrai rodo, kad kažkas sąmoningai rinko, padalino dvi dalis, džiovino ir pasidėjo, žodžiu, tam, kad galėtų naudoti maistui. Aišku, suprantam, kad, taip sakykime, iš obuoliukų neprivalgysim labai miškinių. Tai vėl taip spėliojant, ką galėjo iš jų daryti, mes turim tokį labai seną gėrimą, obuolių girą. Jeigu tai yra vasara, buvo daroma iš smulkintų vaisių sumaišytų su vandeniu ir pafermentuota. Jeigu tai būdavo žiema, tai iš obuoliukų daromas toveras, fermentuojamas ir tada jis geriamas. Tai irgi įdomu su tom girom, kad tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje mes turim ankstyvus paminėjimus, pavyzdžiui, toks yra iš Lenkijos 1950 metų dokumentas, kur toks žodis jablečnik lenkiškas. Nes jablečnik dažnai sako, tai yra sidras. Bet šiaip, kai mes kalbame apie gilesnę praeitį, tai nėra sidras, nes jie labai aiškiai parašo, kad tai yra midus iš vandens ir obuolių padarytas. Tai reiškia, aiškiai sako, kad tai nėra sultis, nes galų iš tų obuoliukų mes sulčių ir neišsispausime, arba ten jeigu išsispausim, tai bus labai nedaug. Bet tai yra tas receptas, toks, sakykime, gamyba. Ir šiaip, aišku, įdomu tai, kad 16 amžiaus pabaigoje mes jau turim receptą obuolių giros, kuri dokumente yra siejama su Lietuva. Tai reiškia, Skotras Uneslovskis rašo, kad, žodžiu, giros darimo būdas Lietuvoje arba pas rusėnus. Na ir jis aprašo, kaip padaryti tą obuoliukų girą. Tai šio vietoje pas yra fermentuojama duonkaublė, tai reiškia, fermentacija vyksta iš sakykime, duonos raugo, bet ta gira gaunasi. Na, aišku, daug įvairiausių kitų dalykų, lazdino riešutai, agaro riešutai ir kas nebegalėtų būti, bet, na, kaip sakau, išskyrus grybus, ko gero, nei vienu iš jų mes nelabai galim pasimaitinti normaliai.
O aišku, kitas dalykas, kurį mums svarbu suprasti, kad Lietuvoje nėra natūralių druskos šaltinių. Tai reiškia, kad jau kalbam apie tokį seniausią konservavimo būdą, tai ko gero bus džiovinimas. Šiek tiek paskui pasišnekėsim apie rūkymą. Nes tie konservavimo būdai, kurie reikalauja druskos, tai yra prabangos dalykas. Realiai vėl peršokant toli į priekį, tai tik tai kažkur 19 amžiaus pabaigoje, ypač tarpukaris, druska tampa iš tikrųjų pigi. Iki to druska jis tada buvo daiktas, kuris turėjo didelę vertę, jau nešnekam apie šitos laikus. Na, maždaug prieš kokius 3-4 tūkstančius metų prasideda didelis lūžis. Iš principo mes perinam į žemdirbystę, gyvulininkystę. Seniausių javų sąrašas, kurie rasti Lietuvoje, tai yra miežiai, kviečiai, soros, yra dar šiek tiek tos judra, toks yra aliejinės augalas. Ir, ką mes dabar irgi vėl žinom bioarcheologijos dėka, nes ten prisimenant Mariją Gimbutienę, prisimenant jos tokią teoriją apie tą kurganų teoriją, apie indoeuropiečių plitimą. Jos teorija buvo, kad atkeliavo į žmonės fiziškai. Dar ilgą laiką buvo galvojama, kad vis dėlto galbūt Gimbutienė suklydo ir keliavo idėjas, bet ne žmonės, bet, sakykim, šiuolaikiniai genetiniai tyrimai rodo, kad keliavo žmonės. Tai reiškia, žemdirbystė ir gyvulininkystė į mūsų regioną atkeliauja kartu su žemdirbiais ir gyvulių augintojais. Jie čia apsigyvena, tos bendruomenės vietinių ir atėjusių žmonių gyvena pakankamai ilgai atskirai. Arba žinom, kad senieji vietos gyventojai maitinasi mėsa žuvim, su augalais nedaug, o atvykėliai maitinasi mėsa pieno produktais, bet aišku jau naminių gyvulių mėsa ir grūdai. Na, paskui tos bendruomenės liejasi, jungiasi ir, sakykime, mes galim kalbėti apie tai, kad žemdirbiai užgali, bet laukinis maistas vis lieka visada pakankamai svarbus, tik tiek, kad jo pasislenka arba pasikeičia, vadinkim, funkcija. Tai laukiniai augalai jie tampa tokiu priedu, ir ypač tada, kai maisto iš tvarto lauko pritrūksta. Tai reiškia, jeigu nederliaus metai, ar sakykime, ten kažkokie tai kataklizmai, laukinio maisto kiekis jis šoka maiste. Jeigu, sakykime, viskas gerai sekasi, arba ten derlingų žemė kažkoks tai regionas, viskas užauga, tai laukinio maisto maiste bus mažiau. Tai reiškia, jis niekur nedingsta. Šitas yra Vokiečių Bronzos amžiaus gyvenvietė ir rasta labai daug, aišku, kad yra žemdirbių gyvulių augintojų gyvenvietė, nes rasta sorų, avių, žodžiu, pėdsakų visko, bet vis tiek labai daug augalų, kurie, bent jau dalis iš jų turėjo būti valgomi. Ką darydavo iš agarų kurlavus? Iš agarų, tai, tarsi, vėl, mes randame juos perskeltus, tai ko gero valgyti priešų. Taip, taip. Nes tie, kurie randame archeologijoje, yra aiškiai perskelti, lukštai randami. Iki pat valstybės laikotarpio einant, tai čia toks pastatas žemutinėje pilėje, pakankamai daug laukinio augalų ir potencialiai valgyti galėjo būti valandos, obelis, lakštynės, pienės, dilgėlės, dvynečių žūtė, kaip prieskonis, lazdynų žemuogės, kaip vaisiai. Jeigu ieškosim labai lietuviško prieskonio, lietuviško, ta prasme, tai čiužutė vienas iš tokių kandidatų. Taip, skilančių rūpinė gamindavo, etnografinė kultūra dar naudotas yra. Na, jeigu ieškosim tokio ikoninio patiekalo, kuris galėtų simbolizuoti žemdirbių kultūrą, tai bus blynas. Nes tarasi, arba jeigu nori paplotėlis, nes jeigu mes turim grūdų, mes juos galime sutrinti ir šitam daiktui iškepti, aišku, ne tokiam gražiam, bet paprastesniam nereikia jokių indų ir nieko, tai reiškia, mes turim tešlą, mes ją išplojam, metam ant žarijų, lauže vieną pusę, kitą pusę ir turėsim kažkokį tai blyną paplotėlį ar, nežinau, vadinsim plokščiąją duoną ar kažkuo, bet tai yra, sakykim, toks man žemdirbiškas dalykas. Na, aišku, duona. Bet kai kalbam apie duoną, tai vienas iš svarbių elementų tai yra krosnies atsiradimas. Tai reiškia, jeigu mes kalbam apie tas plokščiasias duonos arba papločius,
kurie beje irgi etnografinė kultūra buvo kepami dar ir tarpukariu įvairiausi, ten yra tų receptūrų visko. Tai mes juos galim kepti nuo pat žemdirbystės atsiradimo, reiškia, turim grūdų, galim kepti blynus, papločius, viską. Jeigu norim to jau duonos kepalo, kaip mes esame pratę, tai mums reikia duonkepės krosnis. Na ir aišku, mes kai kalbam apie ankstyvasias duonas arba ankstyvuosius kepinius, seniausia duonkepė krosnis yra surasta Kernavėje 13 amžius. Ir jos yra rekonstruotos, tai čia yra rekonstrukcija, galite Kernavės muziejuje arba tam kaimelėje, kuris ant Piliakalnio yra, tose pirkelėse rasti tas senasis krosnis, apsižiūrėti. Dabar, aišku, mes kai kalbam apie ankstyvąją duoną, mes kalbam apie kviečius ir kalbam apie miežius. Tai vėl kalbininkai sako, kad baltiškas duonos pavadinimas maizė yra bendrašaknis žodis su lietuvišku žodžiu miežis. Ir jeigu kalbininkai yra teisūs, tai šito vieto tai yra tiesioginė tokia užuomina į duoną kaip miežių produktą, o ne kaip ruginių produktą. Rūginė duona yra vėlyvesnis dalykas, čia vėlgi yra duonos gabaliukai iš Lietuvos piliakalnių vairių, čia yra 9-13 amžius ir, žodžiu, tai yra jau ta duona, kurią mes dabar atpažįstame kaip duona. Reiškia, sakykime, rūginė miltai, raugas, nes irgi kolegės iš bioarcheologijos laboratorijos, Giedrės Motuzaitis Kin vadovaujamos, ten jos magistrantė darė tos tyrimus ir bandė iš tų gabaliukų atpažinti receptą, tai panašu, kad receptas yra beveik tos pat, kaip turime etnografinėje kultūroje, kaip turim dabar. Reiškia, rūginė miltai, raugas, galų gale raugo nereikia, patys rūgsta šiaip puikiai rūginė miltai. Ir tai yra kepinys padarytas labai panašus į dabartinę duoną. O virsiniai, tai reiškia kažkoks apdirbimas? Ne, dabar žodžiu taip yra, kad vėlgi derliai nebuvo dideli. Nes derliai buvo, jau čia istoriškai persikeliami istorinius laikus, jie buvo matuojami grūdų kiekiu. Tai reiškia, vieno grūdo derlius reiškia, kad nuojami tiek, kiek pasėjai. Nieko negavai. Na, 2 grūdų, tai reiškia, dvigubai daugiau negu pasėjai. Tai pavyzdžiui, važiuosim Rytų Lietuvą, žiūrėsim 16, kokį nors 17 amžių, tai jeigu derlius siekdavo 2,5 grūdo, tai jau buvo gerai. Būdavo metų, tai derlius siekia 0,8 grūdo. Reiškia, tu nesusirinkai ne tą, kad tu pasėjai. Tai čia iš vis jau visiškai. Ir tada yra toks dalykas, o iš ko tą duoną kepti. Tai dirsės yra piktžolė auganti rūgiuose. Ir tiesiog, jeigu derlius yra prastas, tai nieks dirsių neišvalo iš grūdų. Nes yra vėlgi iš vyresnių laikų užuominos apie dirsinę duoną, dirsinį salyklą. Reiškia, tiesiog metai buvo prasti ir nieks dirsių nevalė ir su jom visom malą kepa, žodžiu, ir viską darė. Lygiai tas pats yra tos vadinamos beralinė duona, ar kažkokia tai ne kita. Tai kas yra bėralas? Bėralas tai yra neišvietyti grūdai, reiškia, jie yra iškrauti, bet pelai palikti. O tam, kad tiesiog išeiga būtų didesnė, nes, na vėlgi, čia tas mūsų supratimas apie maistą šiuolaikinis yra visiškai kitoks, mes suprantam, kad iš tų lukštų, žodžiu, mes nieko nepavalgysim. Prasme, jie maistingi. Tai net nevirškiau, žmogaus organizmas, aš kiek suprantu, tas pats, kas kokius šiaudus valgyti ir panašiai, bet išeiga duonos ir didesnė gaunasi. Ir tu gali šeimyną pamaitinti, kad jį mažiau maistinga, tai čia jau mes žinom šitą dalyką. Tai aišku, lygiai tas pats būdavo ten tas bakmečių ir žievės dėjimas į duoną, ar, sakykim, medžių žievės ar kažko, tai kad, sakykim, ta išeiga gautųsi didesnė, nes žmonės jie suprato, kad žievė nemaitina. Kad taip, užkirčius skrandį, atrodo, kad tarsi užvalgymą maisto, tai nėra iš to žievės. Na, aišku, kalbant apie tą duoną, tai yra vienas iš tų produktų, kuris vėl, taip sakykime, realiai tas, kuris sulaukė mūsų dienų, na, bent jau, sakykime, ankstyvosios valstybės laikų, jeigu ne nuo to istorijų. Tos krosnių nebuvo, duoną kepdavo ant lapuočių pagalių. Iš lapuočio medžių nusilaužo pagalių, tą tešlą aplipdydavo ir į laužą dėdavo. Nu, yra tokia, mes vėl, sakykime, Lietuvoje mes neturim įrodymų, kad taip darė, bet tokia technologija yra. Be iš jos paskui bankukinas atsirado. Tarsi, kad vėlgi taip einant per istoriją, tai va tas duonos kepimas ant pagalio, jeigu aš gerai atsimenu, tai yra antikinėje Graikijoje fiksuotas viena iš duonos rūšių, kur buvo tešla vyniojama aplink tą pagalį ir kepama, tai bankukinas yra tolimas palinguotis šitos duonos. Tai va tai taip, žodžiu, na, sakykime, galėjo būti. Bet realiai šnekant, taip aš labiau būčiau už papločius, ne už tą kepimą ant to, sakykime, ant pagalio, nes dabar įsivaizduokite, jeigu aš noriu pamaitinti šeimyną,
žinot, turint tešlos padarius papročius, sumetus juos ant žarijų, pavarčius ir nuėmus, aš jau juos pamaitinsiu. Jeigu aš suksiu ant pagalio, žaidimo bus gerokai daugiau. Ta prasme, kad ten žaisiu ilgai su juo, nes reikia ir vartyti ir viską, o paplotinu, ant anglių vieną pusę, kitą pusę. Ten, jeigu norit, galite pabandyti namuose vasarą, va dabar ten kokio kepsninio ir kame, tai puikiai išsikepsit gražų duonos paplotį ir galėsit valgyti. Tai iš tikrųjų jis lengvai daromas yra. Bet tas būdas yra fiksuotas. Tai, taip, sakykime, jeigu žiūrint į duoną, ta jau rūginė, kuri yra rasta piliakalniuose, tai iš tikrųjų yra vienas iš tų produktų gaminių, kuris puikiai sulaukia mūsų dienų, kurią mes valgom iki šiol, kuris svarbu mūsų tapatumui, nes ten, žodžiu, skaitant visų emigrantų tekstus, kaip jie pasilgsta rūginės duonos ir visa kita, tai rodo, kad iš tikrųjų svarbu mūsų tapatumui. Tai jis sulaukia mūsų dienų, tai maždaug, jeigu norite įsivaizduoti, kas buvo ant Mindaugo stalo, galbūt ant ankstyvesnių Valdovų stalo, tai rūginė duona, ko gero, bus vienas iš jų. Antras bus baltas varškės sūris. Nes iš tikrųjų šita sūrio gamybos technologija tai yra pati seniausia sūrio gamybos technologija. Tai reiškia, kai aš, sakykime, kaitinu rūgusį pieną, gaunu varškę ir tą varškę nuvarvinu per specialų indą ir gaunu sūrį. Tai seniausias tokio sūrio darimo įrodymas netoli Varšuvos yra rastas maždaug 7500 metų atgal. Tiesiog vienas lenkų mokslininkas, jis tyrė tokius vadinamus kiauraraštį keramiką, tokio pobūdžio puodai, ir rado, tais gamtos mokslų metodais įrodymų, kad ten buvo gaminta sūris arba varškė. Ir ta kiauraraštį keramika būtent buvo puodai skirti sūrio gaminimui. Kmynai panaudojami šudyklėmis. Kmynai greičiausiai apie 13 amžių mes atkeliauja. Ir vėl, sakykime, mes nelabai turim tokių normalių daug tyrimų, bet kmynai gali būti, kad kaip viena iš javų piktžolių keliavo. Ir tiesiog, sakykime, vėl su tojais augalais mes turim tokių įdomų, kaip sakykime, mes atsivežam daug augalų ir kai kuriems paaiškėja, kad mūsų klimato sąlygos visai tinka augti gamtoje, pabėga iš lauko, daržo, sodo ar kažkur, tai pradeda augti pievose. Kiti jie taip ir lieka darželio augalais, nes jie neišgyvena laukiniam gamtoje, kai kurie pabėga ir išgyvena. Tai va čia tokia, sakykime, gali būti pabėgėliai į gamtą. Taip, bet tas baltas sūris tai yra vienas vėl iš seniausių, taip sakykime, jeigu norite sakyti, ko šeštą, kuo Mindaugas mėgavosi, žodžiu, puotos metu, tai baltas sūris tikrai tinka. Gal dar Mindaugas nesu kmynais mėgavosi, gali pasidaryti be kmynų, bet iš tikrųjų tai yra labai sena gamybos technologija. Lietuva bus jaunesnė, nes Lietuva dar tuo metu prieš 7,5 tūkstančių metų Lietuvos teritorijų dabartinė nebuvo gyvulininkystės. Tai Lietuva gal mes galėtume, mes neturim to tokio fiksacijos, tokio tyrimo, bet gal galėtume kalbėti apie 5000 metų atgal. O tai turbūt iš tų valgių, neskaitant šašlykų kepamų per giminės važiavimo prie ežero arba sodyboje, tai ko gero šitas baltas varškės sūris bus seniausias gaminys, kurį mes turim išlikusi iš proistorinių laikų ir iki šiol mėgstame. Na ir aišku, tų sūrių mes daug neprigalvojom, galbūt ir dėl to, kad istoriškai mes pakliūnam į regioną, kur buvo aukštas laktozės toleravimas. Tai reiškia, kodėl dauguma sūrių sukurta yra išvažiuos regione arba, sakykim, piečiau. Tai yra tiesiog tai buvo žmonės, kurie netoleravo laktozės ir negalėjo suvartoti pieno tiesiog išgerti, paprastai sakant. O mes pakliūnam į tą regioną, kur pieną galėjom tiesiog išgerti. Kadangi pieno nėra daug, tai mes neturėjom tokio spaudimo kažką iš jo padaryti. Žodžiu, ko gero dėl to ir išliko tas labai senovinis sūris, nes realiai kažkokie kitokie prabangesni sūriai arba tie brandinti sūriai pas mus atsirado 19 amžiuje, bet tai yra susijęs 18 pabaiga 19 amžius. Tai yra susijęs su dvarais, su, sakykime, atsivežimu karvių veislių, kitokių su atsivežimu meistrų, kurie iš Olandijos ar iš Šveicarijos, kurie tos sūrius gamino, tai reiškia, čia yra jau tokia inovacija, kuri atkeliavo iš išorės, o tas baltas sūris, jis buvo turbūt būdas konservuoti pieną tada, kai jau yra perteklius, jis pas mus džiovinamas. Tai reiškia, vėlgi mes kalbam apie tai, kad kalbant apie senąją gyvulininkystę, ji buvo labai stipriai sezoninė, tai reiškia, didžioji pieno dalis kliūna vasarą, kai yra gyvuliai ant žolės. Žiemą ten, kad užtrunka dėl karvių veršiuko ar ožkų ožiuko, ten, žodžiu, sausas pašaras, ten to pieno nedaug.
Tai reiškia, jeigu turim perteklių, darom sūrius ir džiovinam, žiemą maistas. Daugkastinis, irgi toks labai archaiškas pieno perdirbimo būdas, ir kurį, taip sakykime, šiaip man apskritai kastinis yra įdomus pieno perdirbimo būdas, kadangi, kai kalbam apie daugelį kitų pieno gaminių, mes randam nemažai atitikmenų kitose žemdirbių kultūrose. Kastinio atitikmenų ieškoti yra pakankamai sudėtinga. Ta prasme, yra panašių ir Viduržemio jūros regione galima ir kitur, bet tas panašumas toks, taip sakykime, gan tolimas panašumas. Nes jeigu ten barškės sūriams, mes galim surasti, sakykime, ar Graikijoje yra ten tų tokių, ten ksilomizitra, ar kažkas ten sūris yra, ten yra to itališkas, rikota berods yra iš varškės, reikėtų pasižiūrėti, kad nesumeluočiau, bet tas tų varškinių sūrių mes dar galim rasti kitur, jie iš principo labai panašus yra į mūsų varškinius sūrius. Žodžiu, tai kastinių sunku atitikmenų ieškotis, toks yra kažkoks pakankamai keistas dalykas ir pakankamai įdomus. Dabar daugiau su Žemaitija siejamas, bet čia buvo žinomas visoje Lietuvoje. Etnografinė medžiaga yra fiksuotas ir Aukštaitijoje ir kitur, tai toks nurodo, kad buvo toks būdas perdirbti. Kas toliau? Sūdyta rūkyta. Aišku, sūdyta prabanga, rūkyta vienas iš geriausių maisto konservavimo būdų. Nes vėl mes, kai kalbam apie rūkymą, mes taip, šiuolaikiškai įsivaizduojam, kad žmogus išsirūko mėsą, pasideda į šaldytuvą ir kažkur tai laiko ir turi. O, sakykime, jeigu mes pabandysim įsivaizduoti, net ne pro istorinius laikus, bet dar etnografinius būstus, namus XIX amžiaus, tokį paprastą daiktą kaip dūminė pirkia. Tai keliaujant į praeitį, tai praktiškai visa absoliuti dauguma pirkių buvo dūminės. Ką reiškia rūkymas? Rūkymas reiškia, kad aš mėsą pakabinu pastogėje, pastatas neturi lubų, dūmai iš laužavietės kyla į viršų, ten pro kažkokių kurą išeina daug ir ten viršuje yra nuolat dūmai. Nes ugnis yra kūrenama ištisai, maistas daromas kažkas tokio ir va tie dūmai yra būtent ta apsauga, kuris saugo, tarkim, ten musės nesiveisia, jos neprideda kiaušinėlių ir nesusikrimeliuoja tas. Dūmai kaip konservantas, bet mes kalbam apie tokį, ne tai, kad išrūkau ir pasidedu, bet tas daiktas nuolat kabo dūmas. Aš nežinau, kaip turėjo būti skonis to daikto, nes ta prasme, kad, nežinau, ten tą patį skilandį ar kažkokį kumpį ar kitą pakabinus dūmose ir laikant nuolat dūmose, kas ten gaunasi. Guminis kažkas. Kaip? Guminis kažkas. Kažkas tai tokio, bet ko gero jo nieks gryno ir nevalgė, nes tai buvo atsargos, nežinau, verda tuos pačius barščius, papjausto jų įmeta, kad būtų, nes, pavyzdžiui, tas išaulėtus yra įdomus, paminėtas 1986 metais, beje, labai yra įdomu tai, kad lietuviški žodžiai įvardintis rūkytus mėsos gaminius, jie labai anksti pakliūna rašytinius šaltinius. Tai reiškia, mes jau, sakykime, 16 amžiaus pradžioje turim žodį kumpis, 16 amžiaus pradžioje turim žodį skilandis, tada žodžiu 16 pabaigoje turim žodį išmaulė. Ta prasme, kad, sakykim, tai tokie gaminiai, kurie yra lietuviški žodžiai, vėl kalbininkai sako, tai visiškai lietuviški žodžiai, jie pakliūna rašytinius šaltinius ir netgi pakliūna į kitas aplinkinės kalbų tarmes. Tai reiškia, pavyzdžiui, lenkų kalbų tarmėse, arba ten tose slaviškose rytų slavų tarmėse mes, kalbininkai randa tos žodžius. Tai yra tas toks tikrai įdomus dalykas. Dabar ką reiškia, pavadinkim, specifinio termino panaudojimas, tai reiškia, kad tas greičiausiai ir valgis buvo perimtas iš tos kitos kultūros. Picą mes vadinam pico, kebabą. Mes nesugalvojom lietuviško pavadinimo. Jeigu mes perimam kažką tai tada, tai aš nesakau, kad baltus reikia laikyti, žodžiu, vidurio Europos rūkytos mėsos civilizacijos kažkokiais, tai nežinau kažkuo tai, bet tikrai džiaugiuosi, kad skilandis yra garantuotų tradicinių gaminių sąraše ir jis tikrai to vertas. Tadurasi, kad, sakykim, vėlgi, aišku, receptūros skiriasi, tas skilandis tai buvo skrandyje, nes žodis į skrandį nurodo, ko gero jis buvo ankstyvieji skilandžiai, jau ten tokį užuomų, kad gali būti. Tai neprestižinis, bet, sakykime, toks arčiau škotiško hagio negu dabartinio mūsų skilandžio, ta prasme, kad taip pajuokavom, tai kas lieka nuo kiaulės ar nuo avies negero, prasto, tai sukišame vidų, pakabinam ten nubus į barščius įsidėti, kaip ir ta pati išnaujė, kuri šiaip žiauriai archaiškas daiktas, tai yra prastieji gyvulio riebalai, ten visokie nuo žarnų, ten tie tokie, vyniojami pilvaplėve, rūkomi ir kabo
Ir vėl, kaip žinoma, šetnografijos iš naujos jau niekas nevalgė, taip tiesiog, kad pjautų ir valgytų, jų buvo dedama kažkokia šiupinė, kažkokia košė, kažką tai, tiesiog, kad pagardinti, kad suteikti skonio, nes sausą košę valgyti nėra skanu. Dar ateinam iki sorų. Labai įdomus augalas, fiksuotas nuo bronzos amžiaus ir vėlgi, ko gero, traukėsi iš Lietuvos kartu su tuo mažuoju ledynmečiu. Tai ir vėl, kas yra labai įdomu, kad valgytas nuo pačių neturtingiausių iki valdovų, Jogaila valgė. Paskutinis valdovas, kuris valgė soras, bus greičiausiai Zigmantas Vazas 17 amžiuje. Bet 16 amžiuje laukuose mes jų beveik neberandam auginamų, tai reiškia kažkur tai apie 15 amžiaus antrą pusę jos traukėsi. Kodėl, sunku pasakyti, čia vėlgi yra toks labai įdomus projektas Giedrės Motuzaitės Matuzevičiūtės vadovaujamas apie soras. Tai ten man irgi tenka šiek tiek tam projekte reikalų turėti. Tai, taip sakykime, man priimta hipotezė būtų ta, kad vėlgi mes turim užfiksavimo istorinėse dokumentuose, kad soros buvo auginamos kaip siekiant gauti antrą derlių, nes soros pakankamai trumpas vegetacijos laikotarpis yra. Ir esant šiltesniam klimatui, nes vis tiek mes turėjom, tarkim, Lietuvos valstybė, kuris, vadinkim, viduramžių atšilimą, kai vidutinė temperatūra Vilniuje, jeigu labai grubiai sakant, būtų panaši kaip dabar Prahoje, reiškia, vegetacijos laikotarpis ilgesnis yra. Yra aprašyta, kad nuėmus žiemkenčius galima buvo pasėti soras ir gauti antrą derlių. Reiškia, mes kalbam apie, sakykim, derliai nedideli, grūdų visada trūksta, čia tu turi javą, kuris gali tau duoti antrą derlių. Iš tikrųjų, tai būdavo čia tik buvo galvojama. Spėliojam, mes bandom spėti, nes sakykime, kad jų atsitraukimas yra susijęs su mažuoju ledynmečiu, yra susijęs. Bet, sakykime, tada yra klausimas interpretacijos, kaip mažas ledynmetis jas išstūmė, nes jos trumpos vegetacijos savalos tarsi galėtų. Tai sakau, man tos užuominos apie tos du derlius, jos kažkaip tai, dabar tokia darbinė hipotezė būtų pagrindinė, ta prasme, kad, žodžiu, jos pasitraukė dėl to, kad jų vieta augalų grandiniai nebuvo pagrindinio jano, bet buvo to, kuris yra antras. Ir tada, kai antro nebegali užsiauginti, tada klausimas maždaug ką? Kviečius, rugius, soras ar miežius? Ko gero nesoras. Jau, kad jūs sakytum, 16 amžiaus Grikius mes jau turim, ta prasme, kad jau ten tų tokių augalų buvo. Tai va, tas dalykas vyksta, mes soras prarandam, pirmiausia iš laukų, paskui iš virtuvės. Ir, žodžiu, kas su jom buvo daroma, tai aišku, pirmiausia košės, mes dar 17 amžiuje turim užrašytą, kad, žodžiu, maždaug prašo, sirėtis ir soras nelabai valgomas. Tačiau jeigu iš vaikysnės prijų pripratę, tokie kaip mes lenkai, taip pat prancūzai, vokiečiai, lietuvių sėda podoliečiai, tai Ukraina būtų dabar podoleriai, žodžiu, valgas nesunkiai, ir dar namėtų susijęs su cukru, neturtingi arba tavaras susijęs su druska. Košė, iš esmės. Tai pirmasis augalas jie nebuvo auginami, soros. Taip. Jos nebuvo auginamos kaip pirmasis augalas. Kaip pirmasis, bent jau Lietuvos dabartinė teritorija, mes neturim fiksacijos, kad būtų kaip, žodžiu, šiaip jau su jos auginimu yra tokia problema, kad mes jos turim daugiau paminėjimo, kaip yra rasta bioarcheologijos medžiaga, kaip grūdeliai surasti, ir rasta jos, sakykime, nemažai su gastronomijos kontekstus. Ten, žodžiu, kad ten Jogailos, ten tokia sąskaita ir ten suminėti produktai, kurie ten buvo panaudoti maistų gaminti. Bet apie tą žemdirbystę mes turim nedaug ir daugiausiai tai yra iš Lenkijos. Mes taip kaip negalim labai tvirtai pasakyti, ar tas aprašymas jų auginimo liečia dabar Lietuvos teritoriją, ar vis dėlto šiek tiek piečiau. Nes ypač einant mažajam ledynmečiui, tai tarp Krokuvos ir Vilniaus klimatinių sąlygų buvo didelis skirtumas. Manomai auginama, nes aš pernai nusipirkau pernai metų derliaus, tai Lazdijų rajone paskutinį. Dabar vėl sugrįžtam. Dabar vėl, kaip sakau, žodžiu, nuo 19 amžiaus antros pusės vėl klimatas šyla ir vėl gali sugrįžti daugelis dalykų, bet dabar jau auginama kaip pagrindinis javas, ta prasme, nebėra, žodžiu, tas pakaitinis, kad po rogių būtų, nes tai galų, mums nebėra išvaivai. Sorbai darai. Tai tarsi, kad vėlgi mes šnekam apie tos ankstyvosius šiandieniškus valgius ir kalbam apie kruopų panaudojimą, tai bus košė, bus vėdarai ir bus užpildas, tam, ką mes dabar vadintumėm sriuba, bet realiai, ten barščiai nebuvo sriuba. Tai reiškia, vėlgi žmonės suprato, kad, aišku, vėl, jeigu apie grūdų reikšmę sakyti, tai
kuo grūdai buvo reikšmingi, itin reikšmingi tuose ankstyvose visuomenėse, tai dėl to, kad grūdai yra vienintelis dalykas, kuriuo mes galime sukaupti atsargą, maisto atsargas. Nes jeigu yra geras derlius, aš galiu pasikėti grūdus, jeigu tinkamos sąlygos, aš galiu kelis ar net 14 metų laikyti, jeigu noriu. Jie negenda iš principo. Tai va, tai reiškia košė, dedarai, kemšam žarnas, su daug riebalų, ir tada užpildas, taip pačiai pienį arba barščiams, ką irgi mini sirenijus. Bet taip neblogai gyvena, jeigu šafraną turėjo. Kaip? Sakau, taip neblogai gyvena, jeigu šafraną turėjo. Ne, čia jau receptas vėlyvas, aišku, jis nėra istorinis dalykas. Žodžiu, bet sakykime, kad turtingos namuose 17 amžiuje. Nes be abejo, vėlgi visi prieskoniai, kuriuos mes žinom, ten šafranas, kardamonas, cinamonas, gvazdikėliai, kaip yra ir visi kiti, jie atkeliauja pas mus su krikštu. Reiškia, su gotikinė kultūra, su krikščionybė ir aišku, pradės nuo valdovo ir tada jau po truputį leidžiasi per sluoksnių žemyn. Tai ko gero šafranas niekad nepasiekė to lygmens, kad valstiečiai galėtų valgyti. Ir kad jis nenusileido žemiau ten kokio taip, trečdalio turtingiausių žmonių. Ir dabar šafranas čia brangus yra, jeigu gerai žiūrėti. Tai čia be abejo kalba eina apie dvarų kultūrą, bet tiesiog tas receptas ko gero yra paveldėtas iš poistorinių laikų, nes vėlgi sposoros toks javas, kuris valgomas buvo nuo pačių neturtingiausių, nuo pačių turtingiausių, o paskui aišku dvarų virėjas jau dirba su to receptu, kad jis taptų dvariškai. O tai tie grįžiai, kurie atkeliavo vėliau iš kur galėjo jie atkeliauti? Dabar su grikiais yra irgi toks klausimas gan atviras, mes kalbam, šiaip tokia labiausiai įsigalėjus yra nuomonė, kad su aukso orda su totoriais. Per jų žygį į Europą buvo atnešti grikiai. Nes mažai kas Europoje jūs valgo, va dabar. Nu taip, bet sakykime, tas vis tiek tai kažkaip kliūna epicentras, ta teritorija, iki kur jie pasiekė. Nes nuo Viduržemio jūros regiono nenuėjo totoriai ir aukso orda, bet sakykime, ta rytų vidurio Europą, realiai iki Lenkijos jie atėjo. Ir tada mes kalbam apie tą tokį, sakykime, savotišką grikių kultūros kažkokį centrą, kaip dabartinė Ukrainos teritorija, tokius dalykus. Tai čia tas yra toks populiariausias dalykas, bet šiaip tai nėra visiškai iki galo atsakymo. Na vėl, Lietuvoje mes juos randam 14 amžiaus antroje pusėje, seniausius grikius. Tai jeigu rasim ankstesnius, tai bus galima kalbėti apie kitus kelius. Dabar kol kas ta hipotezė totorių, ji visiškai įtikina. Barščiai su sorom, dabar čia rašo, kad sirenijus ir Rusuoja Lietuvoje, vertinamas, kad visi buvo barščiai, kartais tik vieni barščiai vertinami, kartais su kaplūno ar kitais grėdais, kokiais veikia kiaušinių grėtinis soras. Tai esame mylė barščius su sorom. Jeigu jau gavant čia mano ranką matys, gerinti soras į barščius. Skanu buvo. Skanu. Iš tikrųjų, tie seniai barščiai mes su žmona darome edukacijas per įvairius renginius, tai vienas iš tų tokių dalykų, kur tikrai geras dalykas. Realiai yra patogu virti dideliam katile, tai nėra sudėtinga ir lauko sąlygom, ir šiaip skanus valgys gaunas. Kaip? Mes į barščius nedėkime kiaušinių iš tos batvinius. Vištos. Dabar taip, sakykime, vėl apie kiaušinius šnekam, tai ko gero buvo renkami laukinių paukščių kiaušiniai sezono metu, bet mes suram, kad tas sezonas yra taip. Dabar ar baltiškoje kultūroje, tarkim, iki valstybės sukūrimo buvo vištų, ko gero ne. Tai višta jau atkeliauja irgi turbūt valstybės laikotarpiu ir pradamos auginti. Aišku, vėlgi, kiaušinis visada buvo prabangos produktas, nes, taip vadinkim, vištos čia jau iš 16 berods amžiaus yra ten ar 17, nesumėlo, bet iš tų ūkininkavimo vadovėlių, man atrodo, gal 17 pradžia bus, kad ten višta apie 120 kiaušinių per metus dėdavo. Kaip? Net tai tos tokios paprastos kažkokios, tai čia genetiškai nežinau. Kaip? Dinozaurų palikuonės buvo.
Ne, nu matot, vėl yra višta, ji nėra prijaukinta Lietuvos teritorijoje, nes mes neturime ne vieno paukščio, iš kurio galėtume prijaukinti vištą. Tai reiškia, jos keliauja vėlgi su žmonėmis. Ne, tai čia jūs Gvinėjos, tai turite omeny tą pentardą vadinamą. Nu taip, bet čia vėl truputėlį yra kita veislė, arba kita rūšis gyvūnų. Kaip? Nežinau, nesiginčysiu, bet ta prasme, kad man atrodo, aš taip dabar vėl žiūrėčiau, ar ne iš Rytų Azijos atėjo, sakykime, vištų kultūra, tas višta buvo domestikuota, bet čia reikėtų pasižiūrėti, ta prasme, nediskutuosiu, nes nežinau. Reikėtų pasitikrinti domestikavimo regionus vištų. Ir vištų. Nu, aš kaip sakau, mes neturim iš ko ją domestikuoti. Nes aš teoriškai galėčiau įsivaizduoti, kad kažkokia kiaulė buvo domestikuota, nes šernai gyvena pas mus, tai iš principo, nu, kažkaip teoriškai galėjo jos būti prijaukinta kiaulė Lietuvoje. Nu, kažkokia tai rūšis jų. Ne, tai čia bet kurio ne. Dabar žodžiu, žiūrėkit, dabar atskirkim kelis dalykus. Vienas dalykas yra toks, kad kai mes kalbam apie kažkurio patiekalo rekonstrukciją iš kažkurio laikotarpio, mes užduodam klausimą, ar jie tuo metu galėjo turėti kiaušinių ar ne. Tada kitas klausimas, o kokių kiaušinių jie turėjo. Nežinau, vištos, antės, ten kažkokius tokius dalykus. Tai kai kalbam apie, sakykime, barščių gamybą, tai, taip sakykime, jeigu kalbėtumėm, nežinau, kažkur tai stipriai pro istorinį laikotarpį, tai gero aš būčiau šiek tiek skeptiškas apie kiaušinius. Kaip čia 17 amžius jau užrašymas yra. Tai va. Bet jeigu aš kalbu apie 17 amžių, tai kiaušinių jie turėjo tikrai, be jokių problemų. Tada, kai mes kalbame apie rekonstravimą, tai yra klausimas toks, ar aš galiu tiksliai pasakyti, kokios veislės tai buvo kiaušinis, ar aš jo galiu gauti. Tai šitoje atsakymas yra ne, aš negaliu pasakyti, kokios veislės buvo kiaušinis vištos ir jo gauti jo labiau aš dabar negaliu. Nes čia, ten kaip rašiau, yra vienas iš pagrindinių apribojimų, kad dalies produktų jų nėra arba jie yra labai brangus. Tai, pavyzdžiui, labai paprastas dalykas. Dar etnografinė kultūra mes žinom, kad kiaulės buvo ganamos. Tai reiškia dabar, kur man gauti ganimo būdų užaugintos kiaulės mėsos? Ne, nu tai čia yra, tai jau mes surasim. Bet aišku, vėlgi, šito vietoje bus, sakykime, tas, kad tikrai, jeigu jie gamino, nežinau, ten 19 amžiaus, neštekant apie, sakykime, ten 16, 15, 9, tai nebuvo, jeigu reikia kiaulės, užtartas veislė nebuvo šitą kiaulės. Tai reiškia, kai darai rekonstrukciją, tu dėliojasi tą, ką aš maksimaliai galiu išgauti dabartiniam sąlygoms, dabartiniam aplinkybėm, tai aišku, suvoki, kad to idealaus atkūrimo mes niekad nepadarysime, nes tą patys ar miežių veislės, ar kviečių veislės, ar kiti, tai jos yra gerokai pasikeitę, tai taip yra ten žmonių, kurie, na, sakykime, augina, aš pas save auginu ten kelias kviečių veislės, kur tiesiog tam, kad palaikyti, žodžiu, to grūdo, arba tos veislės gyvavimo, tai reiškia, tu kažkiek pasisėjai, nuimi, vėl pasisėjai, vėl nuimi, bet turbūt aš neprieisiu niekad šitais grūdais iki to, kad būtų ten tokie kiekiai, kad kepčiau duoną masiškai ar ten kažką tai daryti. Čia va, tas yra dalykas, bet čia mes kitaip nieko nepadarysim, nes tiesiog, kaip sakau, žodžiu, galimybė atkurti, jį kartais, taip, greičiausiai netgi tų veislių apskritai nebeegzistuoja. Bet nuostabi varpinių augalų kolekcija, jeigu kam įdomu, yra dar Taruko botanikos sode. Čia prieš metus mirė, teko girdėti, ne? Sigutis Obelevičius, įkūrėjas, kuris turėjo 40 milijonų metų nepagilusių kviečių sėklį. Tai ten, aišku, jis ten nedalina visiems. Dabar jau miręs yra, bet yra ta tradicija tęsiama ir sodas yra išlikęs. Tai ten gali... Nu, čia negali būti 40 milijonų, bet čia, sakykime, vėl... Nežinau, taip teigiama, kad kiek metų yra smulkos, neišvaizdžios tos sėklytės, bet, nu, būčiau žinau, galėjau aš parodyti. Nes irgi kviečiai, jie nėra tiek sėklinti, kaip augalas, ta prasme, kitai pasaulyje. Čia reikia pasižiūrėti, iš kur yra, nes, nu, kaip ten bronzos amžiaus kviečių veislių mes turim, ta prasme, kad ir jas galima auginti, nes jų yra. Dabar ten tos seniausios kažkokios, tai, nu vėl, mes kalbam apie tokį dalyką, kad javai visi buvo laukiniais augalais. Ir tiesiog, žodžiu, įvykę buvo kelios mutacijos, kurios pakeitė vieną dalyką javose, tai yra, kad jie pradėjo natūraliai nebeišbarstyti grūdų. Tai reiškia, pirmieji grūdai, kuriuos žmonės valgė, tai buvo laukiniai javai, laukiniai grūdai, kurie susirinkdavo
Ten galbūt dalis dabartinės Kinijos teritorijų, dalis bus to derlingo pusmėnulio regione vadinamam. O sakykime, po to vienas iš esminių dalykų tai buvo ta mutacija, kuri įvyko, nes tada, kaip čia dar parodysiu vieną iš javų, tai yra ta monažolė, kurios sėklos buvo renkamos Lietuvoje. Ją rinkdavo ryte, kai yra rasa. Nes jeigu sausa, tu ją palieti išbyra. Tai aišku, kol šlapas galima nubraukti, surinkti. Tai va, tai ta mutacija davė tai, kad javus mums reikia iškulti. Tai jūs minėjote, kad buvo 3 mutacijos, tai tos mutacijos buvo savaiminės, ar čia buvo išprovokuotos? Kurios 3? Kažko. Nes sakėt, buvo kelios mutacijos ir tada grūdai pasikeitė, nebeišsibaršta jie. Ne, čia tiesiog jos natūraliai gamtoje vyko. Čia ne mūsų selekcija nieko, bet tiesiog... Ne, tai aš supratau, kad gamtinės sąlygos pasikeitė, dėl ko jūs įvyko? Nežinom. Tarsi apskritai mes negalim atsakyti, dėl ko jos vyksta. Tiesiog taip įvyksta. Ir jeigu žmogus tai pastebėjo, tada žmogus pradėjo daugiau kreipti dėmesį tuos javus, o ne kitus, jeigu pradėjo siekti ir panašiai. Tai reiškia, mes kalbam apie sakykime, tokį dalyką, kuris, žodžiu, tada jau žmogus įsikiša į tą dalyką. Bet jie patys atsirado gamtoje. Ir paskui aišku kritimas. Tai taip, mes pirmuosius javus paragavom kaip laukinius augalus, tai reikėtų aišku vėl pasižiūrėti ten tos sėklos, kuri ten yra rūšis, ar būtent to yra iš tikrųjų laukinio kažkurio, tai ten kviečio ar javo rūšis, kuris sako. Žodžiu, bet sakykime, tikrai ne, tokio senumo, kad milijonais metų. Tu pats kalbais. Ne, tai gali būti, bet ta prasme, milijonais metų atgal nebus, tūkstančiais. Ten, žodžiu... 40 000 metų. O 40 000. Atsiprašau. Galėčiau pakeisti. Čia 40 000 galėčiau. Taip. Dar visokie kiti pateikalai, kad rašo, kad verdas šimtos ribojimas, naudingas mėlskonių, pakepimas ėsti, žodžiu, įvairiai širtas, įvairių košų mes galim prisigalvoti. Na, dar vienas iš tų tokių valgių, kuris galėtų pretenduoti senovinius, labai senovinius, galėtų būti kisielius. Nes mes turim problemą avižų sunaudojimo maistui. Na, aviža turi labai storą lūkštą ir jas išgliaudinti yra gan sudėtinga nugliaudinti. Tai kisielius buvo metodas, kaip iš avižų paimti krakmolingą dalį, jų negliaudant ypatingai. Jas galime paiktinti, susmulkinti, tada yra pilamas vanduo, nuspaudžiama, pilamas, nuspaudžiama, pilamas, nuspaudžiama. Čia, kai sako, ten 7 ar 9 vanduo nuo kisieliaus apie giminystę, tai čia yra tiesiogiai nuoroda į gamybos technologiją. Tai reiškia, 7 kartą ant tų pačių užpili vandens ir nuspaudyti, to krakmolo nėra daug. Parauginam ir verdam. Ir visas kisielis. Šiaip kisielius negėrimas valgis. Prasme, kai kada būdavo jis labai kietas, nes yra, ten tarkim, aprašymai iš etnografinės medžiagos, kad kisielius būdavo pjaustomas rekutėmis ir pašildomas kepant keptuvėje. Ir sūris toks tai? Nu, kaip kažkoks tai. Tai ta prasme, kad tas dalykas jis buvo kietas. Jeigu jau tau uždavo, tai jisai kitokia, kad aš galiu pjauti ir kepti keptuvėje. Čia avižų, tai kisielių kepta. Avižų, taip. Nes avižos pagrindinis yra javas, iš kurio darė kisielių. Ir šitą aišku yra įdomu, kad ir įrašytas avižos pakliuvo labai anksti, Jogailos dvaro sąskaitų knygoje jau yra minimas kisielius, kaip savotiškas salduminas, kaip desertas. Jogailas su didikais valgė. Jis labai nesinamas. Taip. Labai skanu. Tai žadavus įsidėkite, ar prie skoliuko papilą. Na, teisingai, kaip duodam, čia daro, žinau, Na, taip vėl, kaip sakėt, aišku, viskas nuo padarimo priklauso. Na, tai nėra tas valgis, kurį aš mėgčiau ir daryčiau dažnai. Bet šiaip, aišku, mane nustebino ten per kažkokį tai renginį gyvosios istorijos darėmės kisielių. Aišku, jis kaip suvalgė žmonės, jis dar šilta, jis nesustingo iki to jau konsistencijos. Bet šiaip mane nustebino, kad nemažai žmonių klausė receptų ir sakė, kad jiems yra skanu. Kaip? Ja, tai čia skonis yra mūsų individualus dalykas. Bet man kisielius nėra tas valgis, kuris man taip pasilgčiau aš jau. Zacirka gali būti. Irgi iš tokių labai primityvių valgių, miltai, patrinant ar pirštų metami, ten ar pieną, ar sultinį galime valgyti. Tokia putra šiupinys. Pupo žirniai, atkeliavo pakankamai seniai. Reiškia, vėl mes kalbam apie bronzos arba, sakykime, ankstyvą geležies amžių.
Ir tas šikminys tai yra, na, čia didžiulėlis tokio moderni versija, nu kaip moderni, 19 amžiaus pabaiga, bet pas ją ta versija įdomi ta, kad jis yra sutrinamas. Reiškia, mes gautume kažką tai kaip dabar humusą žmonės daro šalia žirnių. O tas yra praktiškai žirniai pupos, arba žirniai, arba pupos, miežiai, gali būti kaip, na, ten nuklūsti miežiai kaip perminės kruopos, gali būti smulkinti kaip smulkios miežinės kruopos, ir kažko tai, kas duoda skonio. Tai jeigu pasninkas būdavo, tai grybai, jeigu ne pasninkas, grybai ir aliejus kažkoks, jeigu ne pasninkas, tai aišku, yra mėsa ir visi ten tie. Ta pati iš naujo galėjo keliauti šių grybų. Grucė. Tai apie Monažą dar ateisim. Su Monažu tai įdomu tai, kad Sloganas Arminas Valbrantas, kuris keliauja per Prūsiją, jis rašo, kad, nu, ten jis tokį pateikia 16 amžiaus, toks vadinkim, lietuvių vokiečių kalbų žodynėlį, ir tam žodynėlį yra įdėta keletas patiekalų pavadinimų. Tai pagal Gručai tai yra, žodžiu, košė, kurią vietiniai verda iš Monažurės kruopų. Arba iš Monažurės grūdų. Šiaip, nu, Grucė, tai yra nuoroda tokį vėl labai seną žemdirbišką technologiją, kuri dažniausiai liesdavo miežius. Tai reiškia, mes kalbam, mano vėl miežis turi tokį bjaurų lukštą. Tai nuo grūdimo metu yra pašalinama tas lukštas, gaunasi kažkas panašaus, kaip mes dabar turim perlinės kruopas. Ten, žodžiu, graikiška kultūra buvo Bužnūros regione, ten tokia tisana, ten visą, kad irgi senas žemdirbiškas dalykas, nugūsti miežiai ir paskui jie. Kaip? Valgau kaip nedėčius, kaip putra. Putra tai iš esmės kas čia? Greičiausiai. Nes vėl, kaip, žodžiu, kaip ir patiekalų atveju, taip ir terminijos atveju nebuvo vieningos terminijos. Ir ten, pavyzdžiui, kalbant, kad ir apie istorinius laikus, ten 16, 17, 18, kad ir apie 19 amžių, tai pasakyti, nežinau, ten šaltanosė. Tai kas yra šaltanosė? Šiaip skirtingose regionuose jis... Žemaitijų ivaškiečiai, ar ne? Ne, tai šiaip, pavyzdžiui, jeigu žiūrėsime receptų knygas 18 amžiaus pabaigos, tai yra virtinukas su varškės įdaru. Šiaip greičiausiai ištakos bus su mėlynių įdaru, nes turbūt tas šaltumas nosies. Čia žinau, kad Dzūkijoje yra daromi ten per vėlinę šaltą nosį, bent jau yra tekę bendrauti su regioniniu parku ten. Ir sakė, kad tai yra, nu, kaip tai nebuvo, kad vienas žodis, vienas patiekalas. Vienam regione to patiekalu vienaip, kitur kitaip, ir ten, pavyzdžiui, tas pats žodis putra, nu, tai gali būti vienur kažkur košė, kitur ten, sakykime, kažkoks tai, vėl kažkoks tai valgys, bet, nu, iš principo tai bus kažkas tokia košiška. Nu, taip kaip ir šaltanosis, nu vis tiek bus virtinukai kažkokie. Nors mes šaltanosiais košė nebuvo, man niekada. Reiškia, jeigu aš žinau, kad šaltanosis tai yra virtinukai, bet man nereikia siekti surasti, kad vienas teisingas receptas, kad ir šaltanosį buvo štai taip ir kitokių nebuvo. Tiesiog žmonės vadino įvairiai tos dalykus, ta pati zacirka, tai irgi ten yra kažkur 4-5 skirtingos rūšys zacirkos ir ten vėl ten vadina tų pačių žodžių, bet... Zacirka ne lenkų žodis? Nu, vėl slaviškos kilmės yra žodis, bet, nu tai vėl, sakykime, greičiausiai ateina dar iš tų laikų, kai, sakykime, nu, tos, žodžiu, prokalbės arba kalbos buvo pakankamai susiję. Ir, na, sakykime, sakyt, kad, pavyzdžiui, mes perėmėm tą kaip patiekalą iš kokios lenkų kalbos, ar, sakykime, tai iš lenkų, ar iš Baltarusių, na, tų rytų slavų, ir jo iki pas mus nebuvo, tai ko gero neįrodysim, nepagrysim to. Man žodis taip slaviškas, man užtrinti, ta prasme. Na, mažolė yra. Ir tas, man rašo mažolė Lietuvą, kalbant apie kaip iš šalies produktus, tai paminėti rusišką vaną, vadinamą švaninį rusį, kuri yra nuopėlas ant žolių viršūnės ir renkama reikėkalo žalės valybės rasti. O jinai Lietuvoje augdavo? Augdavo ir rinkdavo, dar aš pažįstu vieną žmogų, dar gyva, moteris gyvoja, jis su savo močiute dar rinkdavo monažolės apie 60 kažkur metus praėjusio amžiaus. Tai tarsi, kad tas monažolių rinkimas jis labai ilgai yra trunkantis ir fiksuotas, turbūt ankstyviausiai galbūt 16 amžiaus, jau arba 17 pradžios užfiksuoti, kad monažolė buvo valgoma. Nu, tiesiog vėl žmogaus darbas kainavo mažai, ypač, na, kad jie gal iš tos atsiminimų rinkdavo vaikų būdamas su savo močiute. Nu, tai seno žmogaus ir vaiko, nu, prie sunkaus darbo nepastatysi, nu, tai tegu eina ten maždaug grūdų rinkti. Kažkur tai. Tai aišku, jos močiutė jau darydavo, bet čia mes kalbam visiškai apie 20 amžių, judėdavo į duoną, kepdama duoną, tai
tos moters nuomonė, ta duona turėdavo tokį labai gerą specifinį skonį, na, žodžiu, tai toks kaip jau pagardinimus duonos buvo. Bet na, anksčiau turbūt buvo valgomos kaip ir kiti grūdai, kaip ir kruopos, na, bent jau sakau, tas, žodžiu, von Brantas rašo, kad Rusija mažoji Lietuva tai buvo monažolių košė iš esmės. Bet monažolės tai ne tos kultūriškai auginamos mano kruopos. Ne, mano kruopos tai juk yra maltos. Ne, dabar, žodžiu, taip sakykime, jeigu mes žiūrėsime 16-17 amžiaus, žodžiu, ar net 18 dokumentus, mes rasim, kad monažolės vadina manoma. Tai reiškia, ten gali būti prūsiška mana, gali būti ir šiaip mana, bet tarkim, jeigu ten kokį, pavyzdžiui, 17 amžiaus receptą rekonstruoti randat parašytą maną, tai bus greičiausiai ne mūsų manų kruopos. Nes mūsų manų kruopos tai smulkinti kviečiai. Tai reiškia, toks, sakykime, kviečių gaminys, bet bus monažolės sėkmės. Yra receptų, pavyzdžiui, pastratilas 17 amžiuje yra, nu, kaip blynai, kaip navėsniai, kaip būtų, kur viduje yra įdaras, tai yra monažolių įdaras. Tai dar su razinom, bet kažką tai tokių švelnių laikų receptų yra. Bet šiaip sakau, ten parašyta, kad mana, bet akivaizdu, kad yra monažolių. Tepalis ražanų. Monažolių ne. Sakanis, takonis. Vėl vienas toks egzotiškas, jau ir pats žodis pamirštas, nes šiaip liūdžiu, kad Didžiulienė žmona, kai rašo arba agituoja šeimininkės gaminti modernesnius valgius, tai aiškina, kad, žodžiu, na, maždaug tai jau sorienės, takonio, maždaug jau tai yra atgyvenos ir gaminkim kažką modernesnį. Ir pas ją yra tas receptas, aišku, jis yra su svogūnais, tai reiškia, vėl mes kalbam, kad jeigu ten apie tą baltišką virtuvę, tai svogūnų jie neturėjo. Bet aguonos ir kanapės jos yra pakankamai seniai žinomos Lietuvoje, augintos Lietuvoje ir maistui jos galėjo būti naudotos ir buvo naudojamas maistui. Aišku, aguonų ir kanapių mes kalbam apie sėklas. Kaip? Ne, labai gražiai rašo, išimti bliūdą. Nes tuo metu dar pas ją buvo receptų užrašymas, išskirta atskirai ingredientų ir gaminimas, tiesiog yra aprašo procesą, kaip jį gaminama. Bet literatūros ir kalbam amžiai, kad pas mažosios Lietuvos lietuvius yra kanapiniai papločiai valgomi. Tai Didžiulienės mes savo aprašymę turim, kad, žodžiu, kanapis yra geras, tas nori net atnešti padarės nekulėlis, tai ko gero tai kanapiniai papločiai, kažkur panašiai šito dalyko bus, kad tiesiog jie iškepti yra pečiai. Čiulkinys. Dar vienas įdomus toks dalykas, kuris vyko 17 amžiuje, bet yra įdomu, kad 19 amžiuje Gorembovskis jį mini kaip kelionės maistą. Kas tai yra? Tai yra, žodžiu, sulantis įvankius, meškeniškių, žodžiu, tokie grūdai, tai, sakykime, sudžiavina avižas, kai kuriuose ten aprašymuose dar padaigina arba miežius arba avižas, susimala. Ir ten vėlgi, taip, na, maždaug fantazuoti apie tą senovės lietuvių karį keliaujant į karo žygį, tai tas man visiškai įtikinamas būtų vaizdas, kad jis įsimeta kažkokį maišelį tokio, na, daikto, kurį labai greit gali paruošti paversti košę. Kažkieno tai pavadė pieno iš karvės, ar, žodžiu, ten vandens užkaitė kažkur įpylė ir turi greitą paruošimą košę. Na ir vėlgi žinoma visam regione, ta prasme, kad tai yra būdingas patiekalas. Šiaip buvo įdomu tai, kad prieš kelis metus estai buvo paleidę į prekybą kaip produktą greit paruošimą košę šitą. Nes ten pas juos, man atrodo, kami vadinasi ir panašus gaminys yra. Tai buvo pasirodę net supermarketas, bet kažkaip greit labai dingo, nes matyt nieks nepirko. Tai nežinau, ar Estijoje nėra, bet buvo bandymas jį paversti šiuolaikiniu produktu, tai tokia, kadangi vis tiek žmonės vėl košės sugrįžta, jos mėgsta, nori greit paruošimos košės, tai čia šitas yra dalykas. Raugienė ir delfišnikas. Dar buvo labai įdomus dalykai. Raugienė, ypač įdomi. Realiai rauginis savikras, sumalamas, tada užšalinamas krosnyje, tada parauginamas ir tada verdamas. Tai žodžiu... Kaip? Ne. Bet šiaip šitą tekį yra, ten irgi bičiuliai buvo padarę, rekonstravę. Šiaip labai skambus dalykas. Nes kažkaip pagal aprašymą man atrodė, kad tokia bus, pavadinkim, bjaurokai parūgusi košė,
Nu, tokia maždaug kaip yra, bet iš tikrųjų tas salyklas, kai jis į salą ir tada parauginamas tokia, nu taip, saldžiarūgštė, bet netgi sakyčiau su tokiu saldumo dominavimu pošėmiu. Toks labai labai gerą įspūdį padarė auginė. Garsiai išvyko nesurandavis. Ragaišis pyragas. Duona mūsų kultūroje yra suvokiama kaip rūginių miltų duona. Ragaišis pyragas yra kvietinių miltų kepinys. Kvietiniai miltai kultūroje buvo laikomi hierarchiškai prabangesniais negu rūginiai. Tai reiškia, ragaišis iš principo, vėlgi, kaip sakiau, tie žodžiai reiškia įvairius dalykus, bet šiaip ragaišis nurodo į kvietinių miltų kepinį, kuris iškeptas iš pilno grūdo miltų. Tai reiškia, jie nėra nupikliuoti, nusijoti, tai yra su viskuo miltai. Jeigu mes kepam jau iš pikliuotų miltų plačiaja prasme, tai yra nebe iš pilno grūdo, tai bus pyragas. Dar paskui jau pyrago nuo laikotarpio, nuo pinigų turėjimo, nuo turtingumo, nuo išmonės, jis yra gerinamas įvairiai, tešlo kiaušinių, gali būti dedamas sviesto, nežinau, medaus, koras tai nuolaida. Nu, dar vienas įdomus toks yra kepinys. Zigmas Zinkevičius rašydamas apie baltiškus arba lietuviškus žodžius įvairiuose aplinkinėse tarmėse, jis paminė tokį kepinį skanec, žodžiu, kuris yra, patenka į buvusią rytinę balto arealo dalį, bet dabar slavišką. Ir ten yra kaip etnografinis valgis. Tai Zigmas Zinkevičiaus nuomonė, tai tas žodis yra skanėsis ir, žodžiu, tas žodis perimtas yra iš baltiškų kalbų. Tai ko gero pats valgis yra vienaip ar kitaip perimtas iš baltiško regiono. Jūs yra įdomu tai, kad Lepneris įsiminė mažoje Lietuvo tokie konytai, pyragiukų, tokius pyragaičius. Žodžiu, tai jis yra pyragiukas daudant Lietuvo, pyragiukus, kuriem yra priešuolas, paskantas aškėlas, zirkomis, tai kažko tai tokiu. Tai vėlgi mes šnekam apie tokį įdomų kepinį. Kas man buvo įdomu su skanec, kad jo taškla yra maišoma grietinėje arba rūgpienėje, kas jau rodo labai aukštą didelę prabangą. Tai reiškia, ne vandenyje, net ne piene, bet, žodžiu, jau grietinėje gali būti užmaišoma. Ir tada yra daroma įdaras, tradicinis nevirtos smulkios veržinės kruopos, išmirkytos rūgpienėje sumaišom su lydytus sviestai. Tai šiaip toks labai netikėtas įdaras. Šampotė prabangiau. O čia toks jau tikrai prabangus dalykas ir tas įdaras irgi toks netikėtas ir man jis taip skamba gan archaiškai, taip žiūrint, nes jau tas variantas su varškės įdaru, ko gero bus vyresnis, gal vyresnis, o gal lygiai gretus, bet tas man toks labai yra įdomus dalykas. Ir paskui dar vienas yra, kad, štai neparašyta, tai yra toks valgymo būdas, kad, žodžiu, pasikaitina grietinėlės, jie mirko toj grietinėlė ir valgo. Tai toks vėl kažkokia prabanga, tokia senovė labai kvepia, archaiška. Tai man įdomus tas skanės kaip objektas ir aišku, kitas dalykas, kad jis truputėlį sušaukęs tą kolytę, kuris jau fiksuojamas vėliau. Tokias tarsi bandelės suvaršė, bet specifinės tešlos. O neminėjo, kodėl būtent toks suformavimas to pyragiuko. 3 briaunos, o ne 4, nes elementariai kažkaip tai kaip lipdai, ne 4, o briaunos. Gal čia 4, gal čia taip atrodo? Ne, čia žinoma, tai 4, tai čia mūsų keptas tas skanėsas, žodžiu, tai mes darėm 4 briaunas, kolytui rašo, kad 3. Na, šiaip jeigu vėl mes turim rutuliuko formos, ne rutuliuko, tai apskaitimo formos tą tešlos gabalą, tai 3 kampus užlankstum ir bus 3 žodžių briaunos, 3 kampai tarasėmis. Bet ten nėra detalizuojama. Na, paskui ateinam iki gėrimų, tai alus įvairiausias, nes jis atkeliauja su žemdirbystė, aišku, su javais. Ir čia yra būtent tas Lastickio receptas, kur karštais akmenimis kaitina visą. Tai reiškia, dar vadinasi inklas ir žodžiu kaitina. O kodėl įdeda kaitintus akmenis, o ne puodą stalo akmenų? Medinis inkas. Užsides. Supratau. Reiškia, nes vėl paprastai sakant, žodžiu, na taip, bandant interpretuoti, kodėl tai ingai mediniai, tai grubiai sakant, iš toresnių medžių pasidaryti indą, na tai aš pasidėčiau, jūs pasidėtumėte pasidaryti tą. Tai reiškia, nereikia pirkti. Kaime pinigų niekada nebuvo pertekliaus. Dabar
puodas didelis, nu, tu vis dėlto jau pats profesionaliai, tas pats nenusilpys kažkaip, palūką gali nusilpyti, bet jau didesnio kapitalų daryti. Nes vis tiek nuimtas tai yra ne 10 milijonų talpos. Tai reiškia, tai yra būdas turbūt pigiausiai paprasčiausiai pasidaryti iš kažkokio medžio kamieno. Ir tada, kadangi smegenys, tai tiesiog daugės dėti negali. Bet jeigu aš neklystu, su įkaitintais akmenimis gamindavo ir žemaitišką žuvienę, dėdavo puodą akmenys. Gal turi kažkokius savybių tie akmenys, kad mes nežinome? Dabar taip, sakykime, salyklų atveju tikrai duoda įkaitusių akmenų efektą, nes salyklas kontaktuodamas su karštu akmenimis, truputėlį, taip sakykime, dega, šiek tiek karamelizuojasi, tai tas toks, sakykime, skonių tikrai duoda. Ar žuvienį kažką duoda, aš nežinau, reikia tiesiog pasibandyti, pasižiūrėti. Nes, vėl taip, sakykime, žodžiu, akmuo, jeigu jis jau ten tiek yra iškaitintas, tai praktiškai pats akmuo greičiausiai jau niekam skonio neduos. Bet, sakykime, tas sąlytis su karštu daiktu tiesiogiai, tai sakoma, kaip aluje, tai tikrai salyklo kontaktas, grūdo kontaktas su karštu akmenimis duoda efektą. Ir duoda tikrai skoniui, mano galva, gerą, sakykime, tokį dalyką. Na, aišku, buvo daromas iš įvairiausių jėgų, ten sorų ir taip toliau, ir tik tai markatorius rašo, žodžiu, iš oro manęs vienos salus išeina, atsakymą to daro. Šiaip daro, yra skanus salus, toks yra dundulis, Lietuvoje daro soriukas, yra alaus rūšis tokia. Tai yra soro alus, jie daro. Ir jau ten tuose, kurie jau prekiauja savo ten tuose baruose, specializuotą galima gauti paragauti. Tai šiaip skanus sorų tas alus yra, bet aišku, dabar jis padarytas profesionaliai. Kad soros kaip alaus javas istoriškai nebuvo laikomas to tokių gerų pagrindinių javų. Bet javai buvo dedami tie, kurie greičiau rūkdavo. Aš taip įsivaizduoju. Dabar, jeigu taip sakyti apie tuos senąjį alų, tai aš įsivaizduočiau taip, sakykime, kad visa fermentacija buvo absoliučiai atvira. Nes tu ką rašo Lasickis savo aprašymą. Vieną naktį gauna visą, kitą dieną jau geria ir gėrimas labai gerai žinai. Tarsi, kad jo nieks nepildavo į statines, neneždavo į rūsį, tiesiog prasifermentavo, semė, žodžiu, sugeria ir išsiskirsto visi. Ir aišku, ko gero, bet iš tikrųjų nebuvo to skirimo į pirmą, antrą, trečią, kaip ten, žodžiu, kur ten skirtingi nutekinimai, nes tada turėjo daugiau indų, visko. Čia tas toks buvo gerimo būdas, toks, šiaip bent jau iš vėlesnių laikų, bet tas ko gero irgi yra paveldėta iš ankstesnių, tai kalbama apie skoninės savybės grūdų, skirtingų alaus, jeigu skirtingų grūdų daroma, tai kalbama apie skoninės savybės. Ir ten, sakykime, žodžiu, kad, pavyzdžiui, mišiniai grūdų, ten patarė, kad daryti alų, bet čia mes kalbame apie 16-17 amžiaus ūkininkavimo knygas. Bet tos žinios gali būti paveldėtos iš anksčiau, tai reiškia, sakykime, iš principo grūdai, aš ten neradau taip, kad, sakykime, kažkokie tai būtų akcentuojami dėl to, kad jie greičiau fermentuojasi ar kažkas tai tokio. Skonės tai ilgas tai. Bet aišku, vėlgi, sakykime, tie grūdai, kaip minėjau, jie turėjo savo hierarchiją ir, žodžiu, didelę dalim iš prastųjų grūdų darydavo dėl to, kad kitų tiesiog nebuvo. Nežinau, tai kažkur duonai reikia ar kažkam, tai tada jau to lieka, nežinau, ten jau miežius sukepi duonai, o tada jau kokias ten soros lieka darami. Keptinis alus. Pretorijus mini keptinį alų. Tos yra dvi rūšis, du būdai. Tai vienas, kai iškepamas duonos kepalas ir iš jo daromas alus, susidaroma mėsa. Kitas yra būdas, kai kažkokiam indė salyklas kepamas per naktį, tarkim, kažtoj krosnės į salą. Ir gaunasi toks, idealus. Tai klausimas pakankamai atviras, ar keptinis alus yra atkeliavęs pas mus iš Europos, ar, sakykime, yra vietinis produktas, tai bent jau paminėjimą yra ankstyvi, tai pasiritorijoje, bet yra paminėjimą vis dėlto prūsiškoje erdvėje, tai yra vokiškoje erdvėje mes kalbam. O, sakykime, Lietuvoje pas Radvilų virėjų užrašų knygelėje yra minimas žygio alus, tai iš esmės keptinis alus, bet čia tokiom ekstremaliom aplinkybėm, jeigu nebėra iš ko pasidaryti alaus žygio metu, tai jis tai prašo, bet tuomet neturi bravo, salyklo, žemyklos, malūno, kugulo, katilo, kitų įrankių, tai galite alų pasidaryti tokiu būdu, išsikėpė duonos kepalą, išvirkite, gavosi mėsa, ta prasme, jeigu norite duonos gerai jau gavosi, o tada dar ją pafermentuojam ir gaunasi alus. Man aišku, tos giros kaip silpnas alus, tai istorijoje mes turim
tas jau alaus rūšis, apie kurias aš minėjau, bet ko gero jos yra, ne ko gero, bet yra vėlyvesnės atėjęs su dvaro, su miesto kultūra. Na, tas duonos, tai galima negerai, nepakankamai išfermentuotas duonos alus, tai, na, kaip gėrimas gali egzistuoti, bet kaip ir raugant yra, nes jeigu mes darom duonos tešlą, tai galim pasidaryti raugant jos, tai pasirengius rašo, kad Lietuvoje, Rusijoje bei Maskvoje gaminamas toks gėrimas, žodžiu, šaudytos duonos tešlos ne iš visų blogiausias, tai iš esmės džiuočiai būna atlošinti, geresnis nei minus ar paprastas vanduo. Tai toks irgi, sakykime, iš esmės nekepta duonos tešla ir įskiedžiama su vandeniu, kad būtų toks kaip gėrimo konsistencija ir fermentuojama. Na, aišku, midus. Tai čia mes turim seniausią midaus receptą su lietuviškumo etikete. Olausas Magnusas užrašęs yra midaus gėrimo būdas lenkiško, arba taip sakant, lietuviškų papročių. Iš esmės, kai kalbam apie senuosius gėrimus, mes kalbam apie 3 gėrimų rūšis pagal bazinę misą iš ko daroma, grūdai ir vanduo. Tai bus visi ten tie alūs ir panašiai. Tada obuoliukai arba kriaušaitis ir vanduo, tai bus ta gira, apie kurią mes kalbėjom, o, sakykime, medus ir vanduo, vėlgi bus įvairūs midus, kurie yra fiksuoti, vėlgi visam regione ir labai buvo populiarus gėrimas iki pat vyno kultūros paplitimų. Dabar paskui ateina viduramžiai. Reiškia, mes kalbame apie laikotarpį, kai susiformuoja valstybė ir tokias kalbame apie 2 linijas, kurias, vėlgi, svarbu atpažinti, kai kalbame apie istorinę gastronomiją, tai dėl vėlyvo krikšto mes galime kalbėti, kad pas mus skiriasi viduramžių virtuvė ir gotikinė virtuvė, nes daugelį Europos regionų jie tiesiog persidengia, nes gotikinė virtuvė pas mus ateina su krikštu. Tai reiškia, mes kalbam apie pakankamai ilgai besitęsiančią tą senąją baltišką maistą, kuris pagrįstas daugiau vietiniais ingredientais, vietiniais gaminiais, tom technologijom, kurias mes aptarėm, žodžiu, kuris per viduramžius pas mus pasipildo tai daržovėmis, kai kuriom šakninėmis. Ir tai turbūt nelabai didelėm pasipildo grikiais, kuriuos mes jau kalbėjom. Ir paskui kalbam apie krikštą, 14 amžiaus pabaigoje kalbam apie gotikinę virtuvę. Tai reiškia, tie sausieji prieskoniai, cinamonas, kardamonas ir visi kiti, vyno kultūra, aliejus, daugiau kvietinių kepinių, silkė, ar daugelis dalykų, kurie buvo būdingi vakarietiš vakarų Europos, vidurio Europos gotikiniai virtuviai. Pas mus didžiausia įtaka buvo vokiškos gotikinės virtuvės, bet aišku, jį lietė pačius aukščiausius socialinius sluoksnius, tai reiškia, valdovai, Jogaila, Vytautas, tai kažkokia aukščiausia diduomenė su tuo susidūrė ir tą turėjo, bet tai buvo jau kitokia virtuvė ir tas dalykas jau buvo atėjęs šiek tiek kitaip. Tai va tiek būtų. Jeigu turite klausimų, dar klauskite.